Norėčiau paklausti vieno. Kiek pinigų išleidžiate per mėnesį visokiems restoranėliams, hodogams, kebabams, picoms, sušiams ir kitiems patiekalams, kurie vyrams užaugina C dydžio krūtis, o moterims ūsus ir žemą balsą? Sakot, kartais tenka, taip? 1 ar 2 kartus per savaitę, tai sakyčiau majabybis, nieko čia baisaus. Bet žinokite, yra tokių, kurie maistą užsisakinėja net kelis kartus per dieną. Pagalvokite, kiek jie pinigų išleidžia per savaitę, mėnesį, trimestrą. Prašau, nepagalvokite, kad dabar būsiu kaip tas jūsų 10 metų nematytas klasiokas, kuris išdygęs iš niekur nieko kviečia susitikti pakalbėti apie senus gerus laikus, bet susitikus kiša savo gyvybės draudimus ir finansinės konsultacijas, nors puikiai prisimenat, kad andrelis ir litai nelabai derindavosi. Ne, nemoralizuosiu aš jūsų, kiek jūs išleidžiat maisto pristatymo programėlėms ir kiek kartų tai darote per dieną, kaip nuo to tukinančio maisto duotuoju momentu atrodote ir panašiai. Atsakykite dabar jūs mano širdžiai. Kiek kartų duodate bernužėliui euriuką už tai, kad jis per pusę miesto hujarino su dviračiu pliaupiant lietui, kad jūs užsisakę lapės uodegą iš tos svetainės, kur 2 boružėlės duodasi, ją galėtume susigrūsti į šikną, šitingų antradienį dirbant iš namų. Ar duodate bent 50 centų, kai jis ieškodamas jūsų fazendos Pilaitės grafų slėnyje palieka automobilį neleistinoje vietoje ir pristatęs tą, atsiprašant ėdalą, gauna baudą? 3. Paskutinis klausimas. Ar už žaibišką pristatymą ir palinkėjimą skanaus bei pastangas, kad maistas jūs pasiektų, jūs bent uždedat savo riebaluotus pirštus ant išmaniojo telefono virš pasirinkimo patiko pristatymo laikas arba kurjeris elgėsi mandagiai, ką? Žinokite, iškėlę šios klausimus, dabar esu ne juokais įtūžęs. Jeigu būčiau tik paprasčiausias maisto kurjerių paslaugomis besinaudojantis dėdė, man ši tema nebūtų labai ypatinga, tačiau šį kartą viskas visai kitaip. Šiam kartui užteks prisiminimo apie senus laikus, 90-ųjų varkes ar muchas ir panašiai. Norėčiau jums papasakoti, kaip pats tapau maisto kurjeriu, kuriuo, patikėkit manim, būti tikrai nelengva. Kviečiu visus pasinerti istoriją Maisto kurjeris. Davai ir jūs solidarizuokite su maisto kurjeriais, užsakykite kažką ir laukdami užsakymo paklausykite šios istorijos. Ir tiesa, čia galėjo būti vienos firmos teikiančios ėdalo pristatymo paslaugą reklama, bet tiems, sėdintiems aukštai, tokie maži akmenėliai kaip aš nerūpi. Matot, dabar esu susirgęs Vilniečio sindromu. Čia ta liga, kai atvažiavus iš mažesnio miesto, truputį pagyvenama Vilniuje ir fleksinama apie tai, kaip sostinėje gera gyventi. Į internetus keliami visokie su gimtadieniu Vilnių mano pasakų mieste ir panašiai. Taip ir aš norėčiau pasakyti jums. Nežinau, ar kitose miestuose yra pristatymo paslaugų, bet Vilniuje tokia yra ne viena. Nenorėčiau atskleisti, apie kurią iš jų šnekėsiu, todėl pavadinkime tą firmą Molt. Ilgiau mane skaitantis sakys, palaukit, bet jūsgi Kaune gyvenot, prie ko čia Vilnius? Žinot, duotuoju momentu aš gyvenu Vilniuje. Ak, koks nuostabus tas pasakų miestas, ką tik atšventė 700 metų jubiliejų, kuris pakeitė visų miestelėnų gyvenimus tik į gerą. Į Vilnių atsikraušiau sumetęs skudurus su viena ponia, tiesa, šiek tiek jaunesnė už mane. Esu jos draugas arba sugyventinis, jobaris, chachalis, vadinkit kaip norit, esmę manau supratote. Taip jau gyvenimėlis viską sudėliojo, kad gyvenant pas ją, aš, kaip patinas, turiu atnešti kažkokį maisto šmotą, todėl esu priverstas dirbti, kad galėčiau chaliavai pas ją gyventi ir retsykiais į inkilą pastuksenti. Kaip tik buvo užėję tie visi virusai, kurie sukaustė mūsų gyvenimus. Čia tie laikai, kai būdavo 7 atvejai per dieną ir visi mūvėdavome 2 maišiukinės pirštinės parduotuvėse ir stengdavomės palaikyti kiek įmanoma didesnį atstumą. Nesvarbu, kad po to, kai virusas jau buvo lygiai į galą, tie patys žmonės pas save parsitemdavo pirmą kartą matomą žmogų iš klubo ir užsiminėdavo nesaugiais lytiniais santykiais. Ir ne kartą. Panašiai buvo ir man. Per internetą susipažinau su viena ponia. Vardo nesakysiu, dar nesuėjo senaties terminas. Susitikinėjome, apgaudinėdami prie įvažiavimo į miestą stovinčius policininkus, neva aš nuomojasiu butą Vilniuje, o jeigu jie atvykdavo pas mane, kad nuomojasi jinai. Suprantat, visi turbūt tą patį darėt, nereikia čia išsiplėsti. Taip smagiai užsiburkavome, kad nusprendėme gyventi kartu. Ką čia besitampysi, kai abiems virš pidisoko. Gyvena jį gerai. 3 kambarių butas, tingiame miegamajame rajone, euro remontas, plastikiniai langai, nėra vaikų ir kitų tarakonų, elektrinis gyvatukas. Grįžus per piet namo, visada galima rasti, kur pastatyti automobilį. Na, po darbo valandų tiesa biški sunkiau. Arti visos parduotuvės. Kai viskas atsilaisvino, lankėmės po Vilnių, po tą, mano Vilnių. Nedirbau. Duoną uždirbo jinai.
o aš prisidėdavau pramogomis iš santaupų ir haltūrų, kurias darydavau grįžęs į Kauną. Atėjo kūdos dienos ir mano piniginiai. Už modingus kokteilius Vilniaus gatvės baruose pradėjo mokėti manoji sugyventinė, o pažadai ją nusivežti į kokius Druskininkus ar Birštoną ištirpo kaip šokolado plytelė storo vaiko rankose. Man baigėsi pinigai. Eilinį kartą, ieškant pasiteisinimų, kodėl šį savaitgalį jos niekur nenusivežu, manoji sugyventinė pasakė: viskas, Kostai, užtenka, manau tau pats laikas pradėti dirbti. Aš, žinoma, įsižeidžiau, tik to neparodžiau, juk esu vyras, todėl 3 dienas vaikščiau užsišykęs namuose ir nesakiau jai nei žodžio. Grįžti į turgų nenorėjau, taip pat nestovėjo ant minties, kur nors lenkti nugaras trojkėse, o persikvalifikuoti į kažkokį mislingą IT sektorių neužteko gudrumo, galėjau dirbti nebent sargu. Skrolindamas internete, aptikau, kad firma Molt ieško maisto išvežiotojų. Blecha, pagalvojau, pasiėmiau sugyventinės Priusą, gal ir visai neblogai būtų pasakinėt baranką čeburekais ir kebabais pripachintoj mašinai. Atsileidęs ir papasakos apie savo ketinimus antrai pusiai, gavau sprendimo palaiminimą ir leidimą pasimti automobilį. Mėginau užpildyti tą supistą formą internete. Niekaip nesigavo. Žinoma, galėjau paprašyti, kad man padėtų vaikai, bet su jais nebendravau. Vienintelis galėjęs pagelbėti su išmaniosiomis technologijomis buvo mano jaunėlis Vitoldas, kuriam tuo metu buvo 16, o gal ir 15 metų. Vaikinukas lyg tai noriai bendraudavo, arba bent jau puikiai apsimesdavo. Jo motina, mano antroji žmona, mums buvo uždraudusi bendrauti iki kol nesumokėsiu alimentų, todėl pajamos buvo reikalingos ir dėl to, kad galėčiau užmėgsti santykius su bent vienu iš Dumauskų giminės, nes anie jau buvo konkrečiai uždėję bybį ant tėvuko. Bandžiau rašyti savo Vitoldukui, bet šis, kaip jaunimas sako, tik pasinino ir tiek žinių. Užsiregistruoti pavyko sujungus 2 50-mečių kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Žinoma, dar užtrukau, kol išsėmiau tas visokias individualias veiklas, pasidariau kažkokius leidimus, kad nesu utelėtas ir nesu bomžas ir panašiai. Taip pat skubos tvarka išsėmiau teisės, baigusias galioti. Galvojau, sulauksiu skambučio iš pačio firmos načelniko Džono Molt, bet paskambinusi jauna mergužėlė spyguojančiu balseliu paprašė duoti elektroninį paštą, į kurį persiuntė sutartį, kurią reikėjo pasirašyti elektroniniu parašu. Nieko nesupratau, paprašiau Vitoldo pagalbos, bet jis vėl mane paliko kabėti ant syno. Šiaip netaip išsiaiškinęs, kas ten per elektroninis parašas, viską padariau kaip reikia ir paskambinau mergužėliai, kad iš mano pusės vsio zaibys ir pridėjau: nu ir laikai atėjo. Pinigai elektroniniai, cigaretės elektroninės, parašai elektroniniai, gal to ir dirbsim tik internete. Mergina manęs nesuprato ir patikino, kad greitų metų pas mane atvažiuos kitos firmos kurjeris ir perduos reikiamus daiktus pradžiai. Bendradarbis atvyko už pusvalandžio. Čia tu, seni, dirbsi? Tipo patempsi? Paklausė spuoguotas paauglys, vos vyresnis už mano Vitoldą, ir padavė daiktus. Netujink, nes gausiai pilvą, pagrasinau. Aš dirbsiu, o ką? Supranti turbūt, kad čia seniams biškai per sunku gali būt. Technologijos, very fast pace'as, appsas dažnai lūžta ir panašiai. Vartojo anglicizmus paaugliukas. Ką reiškia tie žodžiai, tai neslėpsiu, nesupratau. Vaikeli, kai pradėjau sukinėt baranką, tu net nebuvai netyčia nubėgęs motinai nuo krūtų į makštį, po jos nesaugios sueities su kažkokiu kaimo japu, vastvadžius nepaleidęs kumščių. Whatever, boomeri. Burptelėjo vaikinas kažkokį man nesuprantamą burtažodį ir pasišalino, palikdamas tarp duryje paauglišką, savo higieną nesirūpinimo kvapą. Paskambinau tai Molt mergužėliai, kad vsio, esu pasiruošęs dirbti. Jie atsakė, kad jai galiu neskambinėti, mat visa informacija kurjeriams yra pateikta žinutėse. Atidaręs programėlę, radau dar vienos jauniklės paliktą pranešimą. Žinutė buvo perstudyta emodžiais. Nurodymus reikėjo šifruoti kaip kokią senovės egiptiečių raštą. Nu žinokit, nieko nesupratau aš iš to teksto, kuris buvo perpildytas šypsenėlėmis su mirksiukais, angeliuko aureolėmis, sudėtomis rankomis lyg maldai, jokučiais, liuksais ir visų kitų. Telefoną laikiau toli per ištiestą rankos atstumą ir atsilošęs kaip įmanoma toliau, kad tik skaityčiau tekstą. Visai kaip ir jūsų tėvukas, dėdė ir kiti asmenys, kuriems virš pidisoko ir turi prastą regėjimą. Užsidėjus skaitimo akinius, jau lyg tai pavyko kažką suprasti. Dabar viskas aišku. Linksėjau supratęs, ką reikia daryti ir žiūrėjau į Vilniaus miesto žemėlapį su restoranais. Kaip tuomet man susišvietė, reikėjo pasirinkti, iš kurio restorano noriu vežti maistą. Gyvenimo palydovė patikino, kad aš klystu ir turėtų būti kitoks meniu, bet kadangi aš ją patikinau, jog čia viskas taip ir turi būti, nes aš skaičiau pranešimą, ši tik gūžtelėjo pečiais ir leido toliau tęsti kelionę pirmojo užsakymo pristatymo link. Taip, iš kur čia aš noriu pristatyti maistą? Davai iš čia. Pasirinkau tokį vieną šakarną restoraną Vilniaus centre. Prieš akis iššoko meniu, suprask,
Pasirink patiekalus, kuriuos norėtum pristatyti. Nu ką, aš tai nedurnas. Pasirinkau, kad pirmam kartui galėčiau pristatyti 2 porcijas šonkauliukų, keletą sriubų, keptos duonos su sūriu ir dar kažko atsigerti. Tuo metu galvojau, kad aš čia kažkam sudarinėju tokį kaip ir Kosto ypatingojo ėdalo krepšelį, kurį va dabar galiu ir pristatyti. Programėlė paprašė įvesti kortelės duomenis, turbūt į kur norėjau, kad pervestų pinigus ir kažkaip paprašė įvesti adresą. Visą tai padariau, nes norėjau pradėti savo pirmąjį maisto užsakymą. Sugyventinė sakė, kad aš čia pats užsisakinėjau maistą savo, bet aš jai paaiškinau, kad viską darau pagal galvos nurodymus. Čia yra tos, kuri man parašė instrukciją, kaip reikia pradėti dirbti. Jūs nepatikėsit, bet vos tik pasirinkau, ką galėčiau žmonėm atvežti ir patvirtinus tą užsakymą, ekrane pasirodė kurjeris pakeliui. Visai kaip ir aš, su batais stovintis tarp durį. Blet, ir laikais gyvenam, viską žinote išmanieji. Pasakiau nuoširdžiai nustebęs, kaip koks demencija sergantis pensininkas, kuriam parodo, kad bananas gali nusilupti. Pamatęs tiksinti laiką, jog turiu tik pusvalandį atlikti pristatymą, užsimečiau niekada neplautą molt striukytę, ant galvos uždėjau riebalotais plaukais atiduodančią kepuraitę ir pačiupęs krepšį išbėgau. Įveikęs tą supistą Vilniaus kilpinį eismą, tiesa, čia galėjo būti kokio nors kandidato į miesto vadovus, kad ir Pizuoko reklama, ir priartėjęs prie restorano pamačiau, kad kurjeris bus už kelių minučių. Blet, nesupratau, ar čia dirbtinis intelektas apskaičiavo, kada būsiu restorane, ar kada turėčiau būti pas klientą. Konfūzas mušė per galvą, kaip 2 cigaretės surūkyta viena po kitos su kavos puodeliu pusryčiams. Automobilį numečiau neleistinoje vietoje ir įbėgau į restoranėlį suklūkęs. Sveiki, atvykau pristatyti 2 šonkauliukų porcijas, 2 sriubų, keptos duonos ir limonado, pasakiau persivertęs per prekystalį virtuvėje plūšančiam personalui. Kieno vardu? Nesupratęs paklausė vaikinukas prie kasos aparato. Kosto. Tai kad kurjeris jūsų adresu jau senai išvyko. Kaip tai išvyko? Taigi aš esu tas kurjeris. Šūktelėjau susinervinęs ir atrakinau savo telefoną degtuko uždegimo mostu, kaip ir visi mano bendramžiai. Atkreipkite dėmesį beje. Pamačiau, kad man skambina sugyventinė. Alio? Negaliu dabar šnekėti, darau pristatymą. Pas mus atvažiavo kurjeris, pasakė jinai. O nachera tu tą maistą užsakinėjai, gi žinai, kad dirbu. Garsiai pasakiau į ragelį ne dėl to, kad buvau piktas, bet todėl, kad pats prastai girdžiu, todėl galvojau, kad ir manęs negirdi. Atvežė šonkauliukų, sriubos, keptos duonos su sūriu ir kažkokio limonado. Net pinigų nepaprašė. Padavė ir išvažiavo. Kostaigi namie zrazų pridaryta, ką tu čia sugalvojai? Eina nahui, jobani vrot, sudėjavau supratę savo klaidą ir užsiėmiau už veido. Ponas, gal čia turėjo būti jūsų pirmas pristatymas? Paklausė vaikinas. Koks tau, blet, supistas reikalas, kas čia turėjo būti gandonė tu prakiūręs, blet. Šaukiu ant viso restoranėlio, tuo pačiu mokindamas ten sėdėjusius 5-mečius visai įdomių žodžių. Prašau, nešaukit, aš jums galiu padėti, maloniai pasakė bermenėlis ir paėmęs mano telefoną, parodė, kur reikia ką spausti ir ką daryti, kad galėčiau pradėti užsakymus. Dėdė, žinokit, pats kartais pavažinėjau su moltu, žinau, ką čia reikia spausti. Nežinau, galbūt mūsų tarpe yra nelabai sekančių istoriją arba tokių, kurių mieste nėra molt kurjerių. Todėl jiems skubu paaiškinti, kad vietoje to, kad susirašiu užsakymą, kurį turiu pristatyti, mano buka sovietmetyje gimusi makaulė nusprendė, kad aš pats turiu suspaudyti, iš kur galiu vežti užsakymą ir ką noriu pristatyti. Gavosi viskas taip, kad pats tą maistą savo ir užsisakiau. Raudonuodamas iš gėdos, klausiausi barmenėlio rekomendacijų ir pamokėlių, nors be akinių nieko nemačiau. Buvo nemalonu paprašyti, kad jis pakartotų viską man užsidėjus sakinius. Davai, suras kokį nors užsakymą, būk geras, ko nepaliepiau jam. Kaip tik iškrito vienas netoliese vežti Justiniškės. Aprūvinti? Ką padaryt? Ar apsimsit užsakymu? Išvertė jaunimo burtažodį vaikinas. Tai aišku, gaprūlink, bandžiau atkartot girdėtą žodį. Gerai, aprūvinau, bet pas jūs tik 6% liko baterijos, įspėjo jaunuolis. Ei, baigt, majebybis, o kur vežti? Čia viskas parašyta, va, parodė jis ir dūrė pirštu į būsimo kliento adresą Laisvės prospekte. Chuine, nuvešiu net jeigu ir telefonas išsikraus. Mostelėjau ir padėkojęs jaunuoliui, nubėgau link neleistinoje vietoje pastatyto automobilio, kurį jau norėjo fotografuoti tas savivaldybės inspektorius, kuris bauduoja tokius kaip aš. Šalin rankas nuo automobilio, bedarbi. Stumtelėjau jį gana agresyviai nuo automobilio ir šis ant grindinio išmetė savo darbo įrankį, planšetę, kurią fotografuodavo nusikaltėlius. Jobinau per tapkę ir Priusas nulėkė iki reikiamo restorano. Telefonas buvo leisgyvis, kaip kubilė užmygęs padauginęs tėvukas po pirties. Iš patirties šneku, kada nors papasakosiu.
Taigi, nors ekranas buvo pritemęs, bet pavyko pasitikrinti, ar tikrai iš tos knaipės reikia paimti traškios vištienos ir cepelinų. Perklausęs šėryklos personalo, ką čia turiu spaust programėlėje, gavau konkrečius nurodymus ir perspėjimą, kad mano telefonas tuo išsikraus. Padėkojau ir vieni kitiems palinkėjome gero vėjo. Važiuojant link Laisvės prospekto, telefonas nuduso, bet žinojau, kur reikia važiuoti. Namas buvo toks ir anoks, butas 21. Blet, ar 121? Ne, 21. Kalbėjau su savimi, atvažiavęs prie vietos. Nors laiko rezervo turėjau dar kokias 10 minučių, savo pirmąjį tikrą užsakymą norėjau pristatyti kaip įmanoma greičiau. Iššokau iš Priuso ir tekinas nubėgau iki laiptinės ir paskambinau į 21 butą. Aliu, atsiliepė kažkoks pachmielnas balsas. Molt kurjeris, atvežiau maistą. Što? Nesuprato Vilnietis. Žrat, Molt kurjeris, aiškinau. Domofonas supipsėjo ir buvau įleistas. Net nesiteikiau laukti šalia lifto, prie kurio jau stovėjo moteris su vaiku. Oi ne, skubėjau vykdyti užsakymą. Nubėgau iki 21 buto ir duris atidarė, kaip ir prieš tai spėjau, pachmielnas vyras. Štai jūsų užsakymas, gražios dienelės ir nepamirškit parašyti gerą atsiliepimo. Įgrūdau į rankas ėdalą nieko nesuprantačiam klientui. Gal neprisiminė, kad užsakinėja? Smačnego, bon apetit ir skanaus, pasakiau jam ir patraukiau link sugyventinės Priuso. Grįžau namo pasikrauti mobiliako. Draugė laukė manęs namie ir per daug nepyko. Žaismingai suvėlė plaukus ir pasakė, kad nebūčiau kitą kartą toks užsispyręs ir priimčiau jas pagalbą. Mandagiai atsiprašiau ir apkaltinau tą kompiuterinę galvą programėlėje, kad rašo kažkokias šifruotas instrukcijas, kurių neina suprasti. Įkišau telefoną, kad pasikrautų ir sėdau valgyti šonkauliuko iš apybrangio restorano. Negi išmesi. Paėdęs, tradiciškai nuėjau ant sofos nustelti gerą pusvalanduką. Sugyventiniai pasakiau, kad man per daug nervų šiai dienai su tais užsakymais. Dirbt normaliai pradėsiu rytoj, reikia išstudijuoti tą programėlę ir, toliau neprisimenu, ką pasakiau, nes užmigau. Po sočių šonkauliukų užlūžau ilgiau nei planavęs ir telefoną paėmiau rankas jau sutemus. Nesumeluosiu, Molt programėlėje buvo 21 pranešimas, visai kaip ir butas, į kurį pristačiau maistą. Manęs buvo be galo išsilgusi toji gražioji Molt vadybininkėlės galva. Pasirodo, užsakymą buvau sumaišęs ir pristačiau ne tam, kam reikėjo pristatyti. Žinot, dėl tos dienos tikrai buvo bidna, kad vietoje to, jog išsiaiškinčiau, kaip teisingai atlikti užsakymo paėmimą iš Molt, kažką suspaudžiau, nusinavigavau kitur, o ėdalą užsisakiau savo. Kai jaunuolis iš knaipės parodė, kaip reikėtų priimti užsakymą, neatsižvelgiau į tai, kad telefonas baigė išsikrauti ir pasirodo pristatymą atvežiau kitų adresų, ne ten, kur turėjau. Molt programėlėje pamačiau išsišiepusias vadybininkėlės galvą ir 21 pranešimą. Šiaip aš nežinau, ar ten robotas, ar žmogus, bet emodžių buvo daugiau negu padoru. Sveiki, Kostai, šypsenėlė, mojuojanti ranka. Problema dėl užsakymo? Nustebęs veidukas, šauktukas, veidelis su aureole. Klientas, žvaigždutė, laukia savo maisto. Lėkštė su peiliu ir šakute, raudonas šauktukas, laikrodis. Tačiau niekaip nesulaukia. Šypsenėlė su paraudusiais žandukais, laikrodis. Klausimėlis, 3 raudoni šauktukai. Kada klientas, žvaigždutė, gaus savo maistą, nes jau gerokai virš pristatymo termino. Sudėtos 2 rankos lyg maldai, pasyvios agresijos šypsenėlė, $, euras. Tai čia tokia buvo pirmoji žinutė, kuri su laiku vis agresyvėjo. Šypsenėlės pakeitė pikti veidai ir kažkokie baklažanai, kurie turbūt simbolizavo pyktį. Paskutiniojoje žinutėje buvo parašyta, kad vietoje pinigų gausiu kažką, kas atvaizduota baklažanų, tai taip ir nesupratau, kas ten buvo. Galva visą vakarą rašinėjo piktas žinutės ir pranešimus su klausimais, kurgi tas mano vežamas užsakymas, ar neužgėriau, ar visko pats nesuėdžiau. Pamatęs, kad užsakymas nukeliavo į 21, o ne į 121 butą, pajutau gėdą ir parašiau galvai didžiausią kada nors siųstą atsiprašymo žinutę. Galva atrašė iš karto, duodama suprasti, kad jeigu dar susivarysiu, Molt kurtkę ir kepurę su krepšiu turėsiu grąžinti šviesos greičiu kitam kurjeriui, gebėsiančiam geriau dirbti už mane. Paaiškinęs galvai, kad mano telefonas tiesiog išsikrovė, gavau patarimą, kad galėčiau jį dažniau pasikrauti. Į patarimą numojau ranka. Tai negi tu krausi tą telefoną per visą naktį ir leisi baterijai pasiekus 100% toliau pūstis. O jeigu susprogs, kas tada bus? O iš viso, kas nors yra, kad nors pagalvoja, kaip bus dėl telefonų skleidžiamos radiacijos. Sekantį rytą galva parašė dar vieną emodžių pilną pranešimą su atsiprašymu, jog vakar mane išplūdo. Patikino, jog visi klysta ir ji tikisi, kad toliau nesusimausiu.
Galbūt galvos vaidmenį užėmė kita vadybininkėlė, arba gal robotai pakeitė kaip ten tuos programinius kodus, kas ten žino. Mažylė, žiūrėk, tariau atkišęs telefoną sugyventiniai. Mano načelnikas yra bobos galva telefone. O kodėl tu nedirbi? Paklausė jinai. Tai dar nieks užsakymų nepateikė. Kaip tai nėra užsakymų? Tuoj pietų metas, nesuprato sugyventinė. Man nieks nieko neparašė, nieks manęs nieko ir neprašė. Poetiškai jai atsakiau ir švysteliu telefoną skilusiu ekranu ant sofos. Kostai, bet tu juk pats turi pasirinkti, nieks už tavęs tavo užsakymo neišrinks, paaiškino sugyventinė ir burbėdamas po nosimi pakėliau telefoną. Jos padedamas stebėjau žmonių užsakymų norus. Kampe, ten kur turėtų būti žinutės, vėl išlindo galva su savo pamokėlėmis. Sveiki, Kostai, kuku, rašė jį su tais debiliškais šypseniukais. Ar telefonas pakrautas? Jeigu taip, tuomet maloniai kviečiu jūs prisidėti prie dūzgiančių Molt kurjerio bitučių, išvežiojančių maistą išalkusiems visomis įmanomomis ratinėmis priemonėmis. Nagi, Kostai, prasideda didysis zavalas. Reikalingas kiekvienas kurjeris. Pirmin, palinkėjo galva. Maisto aptarnavimo sektoriui kadaise esu turėjęs kelias haltūras, todėl aiškinti žodžio zavalas man nereikėjo. Ant nosies užsimečiau skaitimo akinius ir patvirtinau užsakymą. Šį kartą tikrai turėjau pristatyti maistą, pats savo neužsakiau kaip praeitą kartą. Nuvykau lietuviškos virtuvės perlą. Knaipę dienos pietums siūlančią cepelinus ir pavadinimu tradiciški patiekalai ar tai lietuviški patiekalai. Visos tos knaipės vienodos. Viduje tvyrojo seno aliejaus, padavalkų prakaito, zavalo ir kas penktadieninių muštinių kvapas. Kažko prisiminiau savo mylimą Kauną. Prisiminimą nutraukė padavėja Lenkaitė, kreipdamas į mane tuteišų kalba. Tie visi Bžepšego, Glepšego, Žibžinskį grąžino mane į Vilnių. Pamačiusi Molt kurtkę, paklausė, ar aš esu Kostas, į ką linktelėjau ir paėmiau ėdalo paketėlį klientui, kuris spėjo sirgo koronavirusu. Todėl nes savų norų valgyti tokiose vietose reiškia skonio praradimą. Visai kaip ir Egidijaus Dragūno fanai. Gerai, nebūsiu riebaus maisto gurmanas užkalnis ir tęsiu pasakojimą toliau. Pagriebęs kažkokius cepelinų dubenėlius su kepsniais jūratė, nuvykau į skruzdėlynę buvusį oficielį ir ten klegenančiamis bobelėmis. Padaviau jo maistą. Nei ačiū, nei nieko, neveltui Kaune sakoma, pasikėlė Vilniečiai. Nuvažiavęs į Ozolą, ar kaip ten jisai, pagriebiau iš, kaip mes su bendramžiais mėgstam sakyti, čiurkų, keletą dubenėlių. Juos nuvežiau į butų kompleksą, buvusi už kelių minučių pėsčiomis kelio. Atidarė spuoguotas vyrukas. Sveikas, kreipiausi jį taip familiariai, nes pagal amžiaus skirtumą tai galėjau daryti. Šia maistas, nevalgyk prie kompiuterio, dar klaviatūrą sulaistysi, pasakiau ir iš krepšio ištraukiau madingo maisto bauliuką jaunuoliui. Kažkaip taip gavosi, kad pasilenkiant kirto per nugarą, turiu kelias išvaržas, ir paduodant maisto paaugliukui, klūptelėjau. Kinų maisto restoranėlis buvo madingas, naudojo neseną gerą plastiką, kaip kokiais 2007, o plonyčio popieriaus dubenėlius. Vieną jų nuo klūptelėjimo netyčia prakirdžiau su savo nykščiu, kai pakirto ir teko instinktyviai suspausti griuvimo metu kumštį. Krentant vaikis pagrebė tos makaronus ir viską taip inscenizavau, kad neva jis ir sugrūdo tą pirštą pro dugną. Kas čia dabar? Lyg niekur nieko paklausiau, susiėmęs ranką nugarą. Blecha, prakirdėjai maistą, gal nori kitą užsakyt? Ne, viskas gerai, tikrai. Kažką mykė paauglys, bijantis pastovėti už save, kapsint makaronams ant laiptinės grindų, kurių jis pats dėja nevalys. O nevalys todėl, nes jau baigėsi laiptinių valymo grafiko laikai. Dabar jie švabrina ne šiaip kokią namo komendanto uošvienę, o normali valytoja, pasamdyta pastato administratoriaus. Gerai tada, jaunuolis, skanių pietų, palinkėjau ir išėjau. Kiek po to galva rašė, vaikinas įvertino, kad jam patiko kurjerio elgesys ir gavau ten kažkiek žvaigždučių ir viskas užsakymų buvo gerai. Sekantis objektas buvo kebabinė, vizualiai neturinti išvietės, kurioje turkas gamtinius reikalus atlikdavo čia pat, už kampo. Žmonės buvo aplipę kebabinę, todėl kone alkūnėmis prasibrovau į priekį. Alaha Habr, pasisveikinau su tamsesnio gymio pardavėju, nes nežinau, kaip ten jie visi sveikinasi. Pamatęs aplinkinių reakciją, ištartus žodžius, norėjau susigrūsti atgal į burną, bet kaip tik tuo metu jie pasiekė kebabininką turką. Oi ne, brolyti, mes čia tokių pokštų netoleruojame. Švaria lietuvių kalba atsakė kebabininkas. Molt užsakymas Danilui. Pasakiau ir padėjęs krepšį ant prekystalio, jį atsegiau. Rankomis parodžiau, kad gali užsakymą krauti į tašę. Nepatenkintas kebabininkas atsargiai įdėjo užsakymą vidun. Apuoščiau vidų ir lepteliau. Blet, kas čia per dvokas? Čia mano firminis Adanos kebabas iš ėrienos.
Mano tėtis, o dar prieš tai jo tėtis, gamino šį patiekalą gimtojoje Adanoje. O dabar tu drįsti šmeižti? Šiek tiek įsižeidė kebabininkas. Nu tada reiškia, per 3 kartas taip ir neišmokot gaminti, nes vanelina tai nežinau, kaip koks senas ožys. Pasakęs išsitraukiau iš krepšio smirdantį paketą. Blet, visą krepšį prismardinsi. Kebabininkas dar kažką sakė. Politkorektiški klientai irgi bambėjo, bet visus pasiuntęs hujum, nuėjau su gyventinės Priuso link. Į bagažinę įmečiau tradicinį maistą ir nulėkiau iki kliento Danilo namų. Dėl vaizdo įdėjau jau ne taip vanelinantį paketėlį į savo šiltkrepšį paskutiniuosius metrus iki jo durų. Blecho, kodėl šaltas? Paklausė klientas gavęs užsakymą. Ren znает, gūžteliau pečiais. Kebabininkas visas išėjęs iš veido buvo. Gal kažką supainiojo? Parašyk skundą. Gal išsispręs kažkaip tos landinės reikalai. Žinoma, gavau pizdako, kad maistas buvo atšalęs, bet galvai atsakiau, kad kebabininkas tyčia laikė kebabinės duris praviras, todėl jie greitai ir sušalo. Galva numetė iškeltą nykštį ir parašė, jog kaip kompensacija vartotojas gaus kreditų. Vsio, kaip sakoma, sąžinė švari. Dėl visako dar paskambinau sanepideminį tarnybai ir paskundžiau kebabinę, kad jinai neturi išvietės ir darbas organizuojamas be galimybės plauti rankų. Sekantis užsakymai nebuvo įdomus. Mačiau galybę nesveiko, nuobodaus maisto ir išalkusias klientų akis, besikoncentruojančias į ėdalą, o ne šiltą bendravimą ar padėką kurjeriui. Arbatpinigių niekas neduodavo. Vos vienas kitas linkteldavo iš padėkos. Žinoma, aš pats irgi nesaldainiukas. Per tą laiką, kai dirbau, esu supainiojęs ne vieną užsakymą ir pasibeldęs į kaimynų duris. Jeigu sudėtume visą tą laiką, kiek vėlavau atvežti užsakymus, per tiek būtų įmanoma išmokti grot gitarą Ilgas kelias arba pianinu Titaniką. Kaltindavau kamščius, parkingą ir orą. O ką jau kalbėti apie tuos grupinius užsakymus, kai reikia paimti iš kelių šėryklų ir viską pristatyti vienam klientui. Buvau ne pats geriausias kurjeris rajone. Dėl padidėjusios prostatos jaučiausi lyg turėčiau 5-mečio šlapimo pūslę, todėl turėjau dažnai šlapintis. Prašydavausi pas užsakovus, kad priimtų pamyšti. Supratingesnį įsileisdavo, o kiti užtrenkdavo duris. Tokiu atveju jie savo myžalo porciją gaudavo kur nors privarius laiptinėje, pavyzdžiui, į fikusą arba į tą laiptinėse esančią šiukšlių šachtą, tą tarakoniną, kur visi meta šiukšles. Klientai dažnai parašydavo atsiliepimuose, kad kurjeris norėjo ateiti būtą pamyšti, dėl ko gaudavau pizdako iš galvos. Atleisti manęs jie nenorėjo. Ariau aš tame molte kaip arklys, ko ne iki išnaktų. Per porą mėnesių pakeičiau 5 pristatymo krepšius. Visus sudėvėjau. Neslėpsiu. Visada patikrindavau, ką užsako klientas. Restoranų kvapai žadindavo smalsumą pažiūrėti paketų turinį. Nemalonu prisipažinti, bet pernelyg dažnai pasitaikydavo, kad pats paragaudavo užsakovo maistą, tikrinant ar neapnuodytas. Kasgi ten tokio? Atsargiai atidarai dėžutę, o ten prie burgerio bulvyčių kalnas. Ir ką? Pagrebi kelias, atsargiai viską supakuoja atgal ir likusi kelią iki kliento namų čiulpi tą bulvytę iki košės konsistencijos. Esu ragavęs ir labai prašmatnių priedų. Kol kas niekas nebuvo parašęs nusiskundimo, kad buvo apvalgytas, nors vieną kartą persistengiau su bulvių skiltelėmis ir klientui pristačiau gal tik kokius 5 varganus gabaliukus. Pasitaikydavo ir tokių atvejų, kai atvažiuoju pas klientą, užsisakusi įvairiausio kalibro maisto, visokių bulvyčių, svogūnų žiedų, kebabų ir kito nesveiko brudo, o durų nieks neatidaro. Lauki minutę, 2, 10, jau pats nori suvalgyti tą maistą, bet galva sako, kad užsakymą prie durų palikti nevalia. Vieną kartą net buvau išsigandęs, kad klientas užsilenkė. Iš lauko pusės šviesa degė, girdėjosi muzika, bet vidun niekas neįleido. Molto galva primiktinai reikalavo pristatyti prekes, palikti toje bendrabučio laiptinėje negalėjau. Iškviečiau policiją, paaiškinau situaciją, tie kelis kartus pasibeldė ir iškvietė gaisrininkus, kad su lomais išlaužtų duris hujum. Jie tą ir padarė. Iš smalsumo su krepšiu į butą įlindau ir aš. Ieškojome kliento. Ant stalo buvo primėtyta visokių miltelių, tabletėlių, žolės guzelių, svarstyklėlių, užspaudžiamų maišelių. Pareigūnai išgirdo, kad vonioje bėga vanduo, todėl visi ten ir patraukėme. Ką jūs savo galvojate? Tasai gražuolis mano klientas. Apsitorčinės gulėjo vonioje ir negirdėjo, kaip laužėmės į duris. Net vanduo lipo per viršų. Privartojęs jaunuolis, pamatęs mane, šoko iš vonios ir mėgino atakuoti. Turbūt Molt krepšys jam suveikė kaip buliui matadoro raudona skraistė. Ačiū Dievui, policininkai jį pargriovė kaukiant ant žemės ir uždėjo naručnikus. Nedekvatus jaunuolis šakojosi, nenorėjo apsirengti,
Todėl pareigūnai iškvietė pastiprinimą. Gal dar kokius kriminalistus, kad užfiksuotų faktą, jog patalpoje pilna narkotikų. Nežinau. Policininkai pasakė, kad palaukčiau kito ekipažo, nes reikės ir mane apklausti, su kuo aš sutikau, mat nenorėjau nemalonumų. Nuogą jaunuolį išvedė laukan ir nuvežė į areštinę. Paklausiau galvos, ką daryti su ėdalu, nes panašu, kad klientas maistą galės atsiimti po 15 metų kalėjimo. Na, pinigus jau nuskaičiavo, tai arba išmesk, arba pats suvalgyk. Mirksintis veidukas, šypsenėlė parodusiai žandais, angeliukas, šypsenėlė su aureole. Išėjau į lauką. Ištraukiau iš šiltkrepšio ėdalo už 7 eurų. Gaisrininkai pakavosi ir ruošėsi važiuoti atgal, bet kažkaip suspaudė širdį pamačius jų apverktinos būklės uniformas ir automobilį. Šiaip ugniagesiai gelbėtojai tikrai dirba labai svarbų darbą, o uždirba špygą, todėl pakviečiau juos paputauti narkomano sąskaitą, nes vienas tikrai visko nesuvalgysiu. Pažarnikų brigadėlė nudžiugo ir visi kartu atsirėmė į gaisrinės automobilio bortą, paputavome. Parūkiau iš jų sąskaitos ir palinkėjome vieni kitiems geros dienelės. Pinigėlis stabiliai keliavo į sąskaitą. Su sugyventinė vėl kultūrinomės, buvusi žmonai už sūnų Vitoldą pradėjau grąžinti alimentus. Pradėjau jaustis kaip normalus žmogus, o ne chachalis, gyvenantis ant bobos sprando. Šiaip dirbti sekėsi banguotai. Kartais būdavo sekasi gerai, o kartais žiūrėk, vėl galva siunčia baklažanus ir grasina, kad turėsiu atiduoti kurtkę. Moltindamas pradėjau geriau pažinti Vilnių. Baikit, apie adresų painiavą ir nepastovę numeraciją Vilniuje net nėra ką kalbėti. Lemtingas užsakymas įvyko gavus nurodymą pristatyti ėdalą Žaliuosiuose ežeruose. Ten, kur netoli gyvena Valinskas ir buvo pagautas girtas už vairą. Jeigu įdomu, iš kur aš žinau, tai žinokit, esu maistą pristatęs ir jam. Taigi, pasiėmęs prabangaus maisto, jį tradiciškai patikrinau. Nieko nebuvo, ką galėčiau paragauti, todėl savaime suprantama, pažeisdamas kelių eismo taisyklės, nuskodžiau link Pusturčių ir Turčių rajono. Priusas tyliai, kaip vagis, prisėlino prie kaži kokios vilos, bet neįžulė ant vartų, šiek tiek toliau. Paskambinau keletą kartų į vartus, bet vietoje pravirų vartų, kliento, ar bent jau atsako, kad tuo eiliais, negirdėjau nieko. Patrepsėjau prie vartų ir išsitraukiau to jau išsikraustinti telefoną. Užsakymo pastabose pamačiau kliento prašymą palikti maistą prie vartų, jeigu jie nespės sugrįžti. Norėjau parašyti galvai ir paklausti, kur palikti maistą, mat ant žemės jį palikti, neetiška. Galvai žinutės neišsiunčiau, nes telefonas nuduso. Klasika. Ai, blėt, žinau, kaip būna ten su tais turčiais. Padarai, kaip prašė, bet po to vis tiek pizdako gauni. Burptelėjau savo ir nusprendžiau perlipti žemą tvorą ir palikti maistą prie pat durų. Dievuli, gal neužpyks, kad perlipau tvorą. Prisiminęs jaunystės laikus, su popieriniu užsakymo maišiuku meistriškai peršokau per tvorą ir ėjau link durų. Nuo vartų iki ten buvo gal 20 metrų. Maistą padėjau verandoje ant stalo ir patraukiau atgal. Žinot, yra sakoma, kad šuns uoslė yra 40 kartų jautresnė nei žmonių, o uošvinis 50, nes labai greit užuodžia, kada galima pradėti pist protą. Žodžiu. Kur buvęs, kur nebuvęs, kažkur už namo pasislėpęs išlindo padaras, nuo kurio net per stuburą praėjo šiurpas. Tai buvo vokiečių aviganis. Tikrų tikriausias, toks pats, kokius tekę matyti pas nusikalstamo pasaulio šulus 90-aisiais. Mūsų akis susitiko ir tas brisius, lyg tai gavęs komandą, puolė manęs link. Ką ten to šunį suprasi? Turbūt jam tai pasirodė, kad aš lendu į jo šeimininko tvirtovę. Brisius lodamas, staugdamas ir cypdamas šovė kaip kulka manęs link. Net nepagavau savęs, kaip bėgu. Turbūt į atmintį buvo įsirašę, ką ši veislė sugebėdavo padaryti šunų pjautynėse. Vartų link nebėgau, nebūčiau spėjęs peršokti, todėl šunį lojant užbėgau už namo. Va ten tai blecha, pasimatė visas turtas. Kelių rūšių kepsninės. Iškastas ir prižiūrimas baseinas, batutai, hujutai, supynės, huinės ir kubilas atremtas į tvorą, ribojančią turbūt tokius paturtus turinčiais kaimynais. Grožėtis materialiniu turtu nebuvo kada. Nardžiau tarp daiktų mėgindamas atsikratyti brisiaus, tačiau jis matomai buvo pratęs prie tų kliučių ir jas įveikinėjo kur kas geriau nei aš. Bėgome aplink namą, bet šuo nepasidavė ir urgzdamas mane vijosi toliau. Šuva buvo protingas, nuvijo mane į kiemo galą. Iš ten neturėjau kur dėtis. Apimtas nevilties, užšokau ant medinio kubilo su dangčiu. Vsio, pamaniau, palauksiu savininkų ir jie sabaką pasims. Kol laukiau, šuva lojo kaip pašėlęs,
o mane apėmė smagumas ir pradėjau Brisių erzinti, siuntinėjau nahui, lojau atgal ir panašiai. Šuo šiuo atveju buvo protingesnis. Brisius, pasekęs mano pavyzdžiu, padarė tą patį, ką ir aš. Užšoko ant medinio kubilo ir mane puolė. Skaniai krimstelės į blauzdą, pradėjo urgzti ir sukando dar smarkiau. Dar spėjau suspiekti ir kažką tai rusiškai leptelti, bet tai sabakos neatbaidė. Šuva mane pragriovė ir suleido savo dantis į kairę blauzdą, sukasdamas 100 kg stiprumo jėga. Oi blecha, Brisius urzgė kaip reikalas, kol aš vaitojau už skausmą. 90-aisiais vietiniai torpedos buvo išmokę, kad jeigu kada šuva įseks į koją, ją privalau judinti, kitaip šuniekas kas kažkur kitur ir sukandžiojimų bus tik tai daugiau. Dabar norėčiau paprašyti šunų mylėtojus praleisti sekančius sakinius. Judinau koją ir cipiau už skausmo, jėgos blėso. Visą gyvenimą, kiek save pažįstu, kurtkėje nešiojosi peilį. Nei kiek savigynai, kiek praktiškumui. Nupjauti kokį šniurelį, išsikrapštyti pajuodusias panagės ar atsipjauti dešros grįžinėlį. Neišimtis buvo ir darbinė molstriukė. Visa laimė, kad prisiminiau kišenėje turystą peilį, todėl sugrūdau ranką kišenėn ir išsitraukiau vos įstatymus atitinkančią štyrą. Iš streso pamiršau judinti savo koją, todėl tuo metu, kai atlenkiau peilį, šuo atgniaužė geležinę burną ir sumastė pulti aukščiau, pavyzdžiui, dėdį Kostui už veidą. Blecha, tos pykčio degančios akys ir kruvina burna nežadėjo nieko gero. Šuva šoko aukščiau ir taikęs pratęsti vargšo dėdo kramtymą. Brisiui sabakai to padaryti nepavyko. Jam šokant ant manęs sugniaužiau peilį dešiniai rankui. Lojant užpuolikui ir jos nukiu atsidūrus prie pat manojo, kone užodžiau jos skrandžio turinį. Sauso šunų ėdalą, dumausko kraują ir vieną kitą skaniuką. Likus sprindžiui nuo veido, taikliu duriu Brisiui suleidau visą peilio geležtę lygi pat rankenos. Tuo pačiu pats nusiridenau į kitą kubilo pusę. O šuva pradėjo gurguliuoti ir cypti ne savo balsu, visai kaip aš prieš kokias 10 sekundžių. Greičiausia šuniui prakirtau arteriją, nes jis iš karto susmigo. Visą gyvenimą mėgau ciucikus, todėl buvo gaila išsitiesusio šunies. Peilio atgal nebetraukiau. Neutralizavau užpuoliką ir per namo kraštą pamačiau, kad atsidarinėja vartai. Įvažiavo naujas savininkų mersas. Pamatęs storą skustagalvį vairuotoją supratau, kad jisai bus koks nors abejotino legalumo verslininkas, o šalia sėdėjusi blondinukė ir bus toji maisto užsakovė. Juk tokios ilganagės bukutės nelabai moka gaminti. Nusigandau, kad pamatę mirusį šunį, šeimininkai sugrūs man pačiam tokį peilį į gerklę. Blet, o tai kur bėgt man su ta koja? Šuns būdoj gal pasislėpti? Klausiau savęs, girdėdamas cypsinti iš pistalūpės džiūgavimą, kad kurjeris maistą atneš iki pat durų. Žvilgtelėjau pro šalia buvusią kaimynų tvorą. Kaimynų teritorijui, iš karto už kubilo, stovėjo batutas, ant kurio galėjo drąsiai šokinėti 2 suaugusieji. Persisvėręs per tvorą, nugara apačion, nuvirtau ant batuto. Mielai būčiau pašokinėjęs, bet blauzda turbūt buvo sumaitota. Juodi džinsai toje vietoje buvo dar tamsesni. Kūnas kratėsi ant batuto, kaip šaltiena dedama ant stalo. Šiaip ne taip, išlindau pro tinklą ir patekau į dar didesnį kiemą. Lauke stovėjo naujas, šalituvo baltumo parketinis džipas, vertas turbūt kaip 4 ruklos daugiabučiai. Pro duris išlindo persigandusi moteriškė su chalatėliu, kokiu 40. Milfė vietoje to, kad kviestų policiją ar greitąją, manęs perklausė, ar viskas gerai. Nelabai, bet gyvensiu, tariau jai šlupčiodamas kaip zombis iš serialų. Viešpatie, jūs kraujuojate, tuoj padėsiu, persigando moteriškė ir atbėgo man padėti. Lauke buvo šalta, tas labai gerai pasimatė per tą chalatą, bet kažvėl to nesureikšminau, visgi metelių man nebe 20. Palindusi po pažastimi, ji man padėjo nustriksėti iki jos vilos, kuri buvo per didelė tokiai smulkiai moterėliai. Pasodino jinai mane baltomis plytelėmis išklotoje virtuvėje. Per visą vilą, kaip įlipęs kokį šūdą, po savim palikau pėdsaką. Kraujo lašus. Pone, aš labai atsiprašau. Tariau, kol jinai rausėsi namų vaistinėlėje. Jokia aš, pone, nesendink manęs, nusišypsojo. Gal kviečiam greitąją? Baikit, nuvažiuosiu pats. Mostelėjau ranka. Oi, vargšelį tu vargšelį, caksėjo ji, besidėdama chirurginės pirštinės. Viską mačiau, kas ten įvyko. Tas šuva buvo praeitą vasarą sukandžiojęs jų svečių vaiką, tai man kažkaip keista, kodėl jo neužmigdė. Na, vienaip ar kitaip, dabar tu jį užmigdei. Nebijojai? Baikit. Bijot kažkokio keturkojo? Ne mano natūra, tariau ir kartu prajūkome. Na, suleisti peilį į gerklę vokiečio veiganiui galėtų ne bet kas. Gerai, drąsuoli, tarė toji 40-metė ir atsiklaupė priešais mane. Per chalatą pamačiau jos iškilumus ir, kaip sakoma, pajutau, kad pas mane sirpsta vyšnės Suvalkijoj.
Nusimk kelnes, neužkelsiu ant klešnės, reikia ten viską apžiūrėti. Žinot, laikas dar vienam prisipažinimui. Niekada nemėgau triusikų. Nepatogus man tas skudras aplink pautus nors tu ką. Nepatogu, nei kaip pautus aptempia kažkokie trikampiniai gėjiški triusikėliai, nei kaip kažkokie bokseriai ar šeimininiai šortai. Pautai turi kabėti laisvai ir trintis ne į papildomą skudurą, o tiesiai į storą džinsą, kad oda būtų grubi kaip žemdirbio delnai. Tai spėkit, ar tąkart buvau su apatiniais? Tai aišku ne. Susigėdęs atsistojau ant vienos kojos ir nedrąsiai nusiminėjau džinsus. Neturėjau 3 rankų, tad nebuvo kaip prisidengti tų apačioje esančių žaislų. Pomidorai atsidūrė akių lygmenyje priešais moterėlę ir pasidarė labai nejauku. Net nusigandau, kad netyčia nebakstelčiau, mat ji buvo labai arti. Ji, lyg tai žiojas klaust, kur mano apatiniai, bet pažiūrėjusi į džinsus, pamatė, kad buvau be jų. Oi, tai dar visa laimė, kad iš baimės neapsišikau, va tada tai būtų gėda. Aš nenešioju triusikų, atleiskit, kad turėjo tai pamatyti. Tariau nusiėmė džinsus ir jais prisidengiau birką. Oi, lyg būčiau aš ko nemačiusi. Reikia ir vienišoms moteriams kažkur akis paganyti. Vis dar klūpanti, tarė ji ir mirktelėjo. Na, pažiūrim tą tavo koją. Parodyk, pasakė ji ir atsargiai pavertė blauzdą, kad pasižiūrėtų. Oi, nelabai čia gerai. Nesupratau, gal ji kažkada pati buvusi felčerė, nors iš tikrųjų turbūt greičiau felčerių vadė. Nesuprasi, bet iš kažkur ištraukė mandrą spaudžiamą į tvarstį ir dezinfekavusi koją mane meistriškai sutvarstė. Apibintavusi, apžiūrėjo ir šlaunį, teigdama, kad reikia visur patikrinti, nes žmogus apimta šoko būsenos nelabai kartais pats jaučia. Na, ten, kilstelėjo smakrą birkos pusėn, tai nebežiūrėsiu. Mačiau, kad viskas tvirta ir gražu, neapkandžiota, tarė ji ir vos matomai prikandusi lūpą palaukė, kol įsidėsiu džinsus. Šiaip tai nebuvo ten ko žavėtis, nebuvau, kaip sakoma, didžiausias klasiai. Moteriškė atsistojo ir neklausus į mandrą arbatinį pridėjo raganiškų žolelių. Paprašiau, kad pakrautų telefoną. Ji mano smartfoną suėmė šelmiškai, kaip kokį, net nežinau, baklažaną ar dar kokią daržovę. Suodžiau, kad kažkas čia ne taip. Pastebėjau, kad ji šiek tiek atlaisvino šilkinio chalato diržą, prieš pildama arbatą į puodelius. Kažkaip šuns įkandimas susuko galvą ir visai nepastebėjau laukan krentančių papų. Ypač, kai kažką pasakojau ir damai besijokiant, pernelyg stipriai kilnojant pečius, ką tas spurdančių krūtų dažnis man norėjo pasakyti. Dabar, praėjus šitiek laiko, tai jau viskas aiškus, kad jinai norėjo pasirūrinti. Žinok, dėl šito tai reikės tau važiuoti į ligoninę. Šuo buvo pasiutęs, tarė ji. Aš tavęs taip lengvai nepaleisiu. Baikit, nuvažiuosiu, nebėda, pasakiau jai ir norėjau judėti atgal. Palauk, aš galiu tave ten nuvežti. Pabūk dar truputį, pasakė ji per mažą staliuką ir spūstelėjo gašlį mane už bicepso. Tai kad aš su mašina, ačiū, šypsojus jai ir ruošiausi stotis. Palikau netoliese. Tai palauk, gal tu norėtum kartu su mano mašina nuvažiuoti į ligoninę. Aš vieniša, nelabai kur be sporto salės ir važinėju. Kaip tik kažkoks garsas atsirado automobilyje, gal patestuotum, pasakytum, kas negerai, po to galėtume grįžti pas mane, atšvęstume tą šuns nugalabinimą. Šyptelėjo ji ir lėtai mirktelėjo. Už pirmą pagalbą po to galėtum atsilyginti padarydamas man pusryčius. Kad ačiū, ponė, žinokit, man tikrai reikia dirbti toliau. Jau atsistojau ir ji išsigando. Gal kažką pasakiau ne taip? Nagi, pasilik pas mane, prašau. Aš vieniša, trūksta man retsykiais vyro. Neretsykiais, visada. Meldė, kad pasilikčiau. Turiu pinigų, jeigu reikia, galėčiau kompensuoti sugaištą laiką. Ne, nepykit, ponė, nelabai galiu kuo pagelbėti. Tariu apdujęs ir pasiėmiau virtuviai kraunamą telefoną. Ačiū Jums, kad mane sutvarsėt ir už visą vaišingumą. Jie atsistojo ir mane apsikabino. Pabučiavau jai į abu skruostus, kaip per filmus atsisveikina prancūzai ar tai italai. Ji nenorėjo manęs paleisti, bet kažkaip ištrūko už tų pančių. Pasilik, nepasigailėsi, pasakė ji. Ne, žinokit, man tikrai reikia eit, man reikia dirbti. Koja buvo gerai subintuota, galėjau tvirtai eiti net nešlupčiodamas. Išėjęs pro duris, stabtelėjau prie vartų, laukdamas, kol jie atsidarys. Mačiau jos kažko įskaudintą ir ko nepiktą veidą. Nesupratau, kas jai pasidarė. Gal įsižeidė, kad varpa palei veidą maskatavosi. Vienaip ar kitaip, pralindau pro vos pravertų vartų plyšį ir jai pamojavau. Į mostą jinai neatsakė. Nesuprasi tų bobų. Įsijungęs telefoną, pamačiau kelis galvos pranešimus su klausimu, ar viskas tvarkoje. Atsakiau, kad viskas gerai. Nusiunčiau porą šypsenėlių ir pasakiau, kad telefonas buvo vėl įsikrovęs, bet pristatymą klientas gavo.
Galva pasakė, kad gavau pagyrimą ir arbatpinigių iš užsakovo. Kaip tik eidamas pro šoną pamačiau, kad tolumoje ant kubilo vis dar guli brisius. Klientai turbūt jo dar nerado. Nuvažiavau gilin į Vilnių ir pasirinkau naujus užsakymus. Kojas neskaudėjo, širdis nesibaladojo. Tik Fabioniškėse supratau, kad toji turtinga moteris norėjo su manim pasiduoti. Riebiai keikdamasis automobilyje, svarsčiau, gal reikėtų grįžti, bet jau turbūt praleidau savo šansą. Garsiai keikiausi su gyventinės Priuse. Nu taip, galėčiau pasakyti, kad nepasirūrinau su ta turtuolė dėl to, kad turiu antrą pusę, bet pasakysiu tiesiai šviesiai. Nesupratau jos ir taip siunčiamų užuominų. Dabar tai viskas aišku, bet tąsyk nedašuto. Tęsiau užsakymus iki pat vakarinio zavalo. Į ligoninę taip ir nenuvažiavau. Pamaniau, kad ir taip pensininkai ten ilgai sėdi, o jų vakaras ir galbūt ligoninės nedirba, tai taip ir nenuvažiavau. Buvo labai abydna dėl tos moters ir palikto peilio. Pastačiau mašiną už kokių 500 metrų nuo namų ir keliavau su gyventinės buto link. Aišku, dabar būčiau daug sėkmingesnis hahalis pas tą turtuolę, bet gerai buvo ir su šita. Beveik vienodo amžiaus, mano mąstymo, o ne su kažkokia 40-metė pacankė. Oi, Kostai, kas atsitiko? Ai, įkišau koją į balą, pasakiau su gyventiniai. O tai kodėl bintas ant kojos? Prisidengusi burną paklausė ji. Nu, blecha, baloj nyksteliau koją, slydau ir kažkaip tai šukės įsipjoviau. Melavau gyvenimo palydoviai. Pasirodyk, pasakė ji ir nuėmė mano džinsus. Šyptelėjo, vis dar negalėjusi priprasti, kad nenešioju trusikų. Iš kur pas tave toks mandras bintas? Ai, buvau nuvažiavęs į ligoninę, ten mane ir sutvarstė. Melavau. Viešpate, tai kodėl neparašė ar nepaskambinai, kad tu ligoninėje ir esi sužeistas? Paklausė jinai susirūpinusi. Tai rašiau į messengerį, nejaugi negavai? Melavau toliau. Bet Kostai, juk mūdu dar šnekėjom šiandien keletą kartų, kodėl nepasakei? Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Tariau jai be kelnių ir nuplėšęs josios, paėmiau ją čia pat ant sofos, atsigrebiant už šiandienos nelaimių virtinę. Po trumpo bet galingo akto palikau ją giliai alsuot ant sofos ir nuėjau persirengti. Koja pradėjo skaudėti. Naktį prasidėjo visa chuinė. Pylė prakaitas. Jaučiau, kad pakilo temperatūra. Atsikėlęs, prasišvampalavau nosį COVID testui, maža ką, gal ta moterytė sirgo ir mane apkrėtė. Atsakymas buvo neigiamas, bet durnam buvo aišku, kad pareina Pizdauskas nuo negydyto šuns įkandimo. Palaikiau tą vyrišką išdidumą nesigydyti ir nesikreipti į medikus, todėl išgėriau tabletę nuo skausmo ir pamyžęs nuėjau miegoti, tiksliau tariant, pasnausti. Sekanti diena, prisimenu, buvo šeštadienis. Pats gazas užsakymams, bet pagaliau pradėjęs mokėti alimentus, gavau leidimą iš savo antrosios žmonos susitikti su sūnumi. Drąsiai galėjau vykdyti teismo įsipareigojimą, skirti laiko sūnaus priežiūrai, todėl pamaniau pasimsiu Vitolduką nuo Vilniaus autobusų stoties. Nusivešiu kur nors į McDonald'są ar kokią pizzą suvalgyti, nežinau, ką tie jaunikliai valgo. Ryte pamačiau savį išbalusi, kas reiškia, kad laukia sunki diena su 15 ar tai 17 metų paaugliu ir jo visokiais snapchatais, YouTube'ais ir Instagram'ais. Nuvažiavau su gyventinės Priusu iki autobusų stoties ir žvilgtelėjau į Vitoldo Facebooką, kad prisiminčiau, kaip atrodo mano sūnus. Blecha, neslėpsiu, tikrai jo nepažinau stovinčio prie tų laiptukų. Kažkokia ilga striukė su raudonomis raidėmis, sušiaušta plaukų kupeta krentanti ant akių ir galingas Dumausko žandikaulis. Apkabinęs sūnų pajutau, kad jisai jau bręsta. Paaugliškas prakaitas trenkė į nosį stipriau nei tėviški jausmai pamačius jaunėlį. Nusivežiau jį į madingą kavinę degalinėje, nupirkau sausainių. Nuvažiavom į Akropolį, nupirkau kažkokį džemperį, kurį jeigu būčiau nešiojęs savo jaunystės laikais, tikrai būčiau gavęs per ausį. Nu ką žinau, dar pavalgėm McDonald'e. Nieko ypatingo, nedaug žodžiavom. Į užduotus klausimus gavau tik lakoniškus taip ir ne, bet vaikis daug šypsojosi. Nu tai kaip mokyklai sekas? Gerai. Kokia mėgstamiausia pamoka tavo? Visos patinka. Turi mergą? Ne. Ką, gal nepatinka mergos? Patinka. Nu tai patinka, bet neturi? Ne. Eini su draugais susitikt? Taip. Ką veikėt kieme? Nieko. Nu supratot, koks tas buvo bendravimas. Bandžiau savo sūnui prisipažinti, kad jums pasakoju visokias istorijas iš savo jaunystės laikų, bet jis tik burptelėjo kažkokį crinžas, ko aš visiškai nesupratau ir perklausiau, ką čia reiškia, bet gavau atsakymą su šypsena: nieko boomeri, viskas čiki, ir slapčia atkišta kamera lyg tai filmuoto. Ai, pamaniau, pohui, filmuok tėvą, kai pasikarsiu, galėsi bent jau prisiminti, kad tokį gyvenime turėjai. Beje, kas tas boomeris? Čia gal pagal tą ruskių filmą boomeris, ar kaip? Čia maladiec reiškia ar nelabai?
Gal žinot kas nors? Ar duoda motina pinigų, kuriuos vėl pradėjau gražinti? Klausiau įveždamas namo. Motina tai neduoda, bet duoda jos draugas. Koks draugas? Paklausiau. Jeigu atvirai, tai nežinau, kad jo motina turi chachalį. Andrius toks, blemba žiauriai cool bičas, įsivaizduoji, vasarą pirks gėliką. O tai pala motina neduoda pinigų? Norėjau pasitikslinti, juk motina mum neleido susimatyti vien dėl to, kad nemoko alimentų. Nežinau, ir taip esu pavalgydintas ir aprengtas, tipo nereik man, dabar į Turkiją su Andriu išvažiavo. Mačiau, blėt. Numikiau, nes slapčia seku ją Instagrame. Likusi kelią iki stoties pratilėjome. Tiek daug norėjau pasakyti savo sūnui, pavyzdžiui, kad nors ir buvo girto lytinio akto pasekmė, bet jis vis tiek man svarbus ir noriu toliau megzti santykius su juo ne tik dėl to, kad taip yra nurodęs teismas. Nedrįsau savo sūnui pasakyti, kad jis man rūpi, todėl pagarsinau radiją. Prieš tai klausiau sugyventinės, kaip man reikėtų pasakyti, kad jis man rūpi, o jie atsakė paprastai, tiesiog imk ir pasakyk. Ta ir pasakiau, sukaupęs drąsą, kai sustojau jį išleisti. Jis jau norėjo lipti lauk. Sūnau, palauk dar, nelip iš kelių. Žiūrėk, tu tik nesupyk, bet aš tave labai myliu, pasakiau jam. Fu, burptelėjo, that's gay, pasakė kažką angliškai. Myliu tave kaip tėvas, negalvok, kad aš tas, kaip ten jie vadinami. Tariau, rodydamas rankomis ženklus. Tipo realiai, jo, I get it, bet still, vartė akis Vitoldukas. Klausyk, Vitoldai, aš noriu su tavim normaliai bendrauti. Tu net neįsivaizduoji, kiek man daug reiškia. O kur tu anksčiau buvai? Paklausė jis per tą debilišką plaukų kupetą. Kaip tai? Buvo covidas, aiškinausi. O prieš tai? Prieš tai dirbau, kad galėčiau. Tai gali ir toliau dirbti, nutraukęs pasakė jisai. Dirbu, Vitolduk, dirbu, lingavau galvą. Davai, tik nesek mano durnų pavyzdžių ir stok mokytis. Pinigų mokslams aš surasiu, prižadu. Važiuok kur nors į užsienį studijuoti, Oksfordą, Garvardą, bele kur, bet blėt, mokykis, sūnau. Turgaus laikai baigėsi, nuo nekvalifikuoto darbo būsi nebagotas, o kuprotas. Sūnus žiūrėjo kažkur į bardačioką ir mačiau, kaip užsidegė telefonas. Iš mažos nuotraukos mačiau, kad parašė motinos chachalis Andrius, jo tuometinis patėvis. Tai aš jau turbūt eisiu, pasakė jis su to paaugliams būdingu nejaukumu, kur atrodo paauglys negali normaliai sėdėti, žinot? Būtina jam, blėt, būt tokiu susikaušusiu, kurva net piktą pasidarė. Eik, bet nepamiršk, aš tau sakiau. Beveik maldaudamas paprašiau. Taip, reik mokytis, linksėjo jisai. Ir ne tik tai, aš noriu su tavim bendrauti ir, aš tave labai myliu. Iš širdies pasakiau ir atkišau ranką, kad duotų pitaką. Vitoldas sarkastiškai šyptelėjo. Apsimetė nematantis tos, ko ne priešais jį atkištos rankos pitakui ir išlipo iš mašinos. Net neatsisukdamas užlipo geležinkelio stoties laiptais ir dingo. Galėjau bent palydėti, ar ką? Nachui, pasakiau mašinoje ir dar norėjau pasakyti, kad galėjau aš tą naktį laiku ištraukti ir baigti jo motinai ant subinės, bet kažkaip susitvardžiau, todėl mintis nevirto žodžiu ir tai nesiskaito. Surūkiau 3 cigaretės iš eilės. Koja tempė, jinai jau atrodė ištinusi. Pažiūrėjęs į veidrodį, dabar buvau vis dar baltas, akių baltymai, ko nepageltė. Nors reikėtų sakyti, buvo akių geltimai. Blet, geltą jau buvau sirgęs, tai čia dabar turbūt buvo kitokia zaraza papuolusi. Palietęs kaktą pajutau, kad truputėlį karščiuoju. Pakūriau Molt programėlę, kurioje manęs laukia galva. Kasgi daugiau? Kuku, laikrodukas, šypsenėlė su paraudusiais žandais. Per žinias pranešė, kad Vilniuje sukasi nematyto stiprumo uraganas. Tornado emodžis. Pavadinimu Zavalas. 5 iš juoko verkiantys veidukai. Matau neaktyvus kažko, išsigandęs veidas. Gal nutiko kas nors? Liūdnas veidas, doleris, eurai ir japoniškos sienos. Ne, sūnus atvažiavo į Kauną, atlikinėjau tėvišką pareigą, atrašiau jai. Bravo, liuksas, liliuko emodžis, tėvo ir vaiko emodžis, širdutė. Klientas, žvaigždutė, iš Žaliųjų ežerų, 3 lašiukai. Klausia, klaustukas, ar nematei jų šuns? 5 rūšių šunys ir liūdintis veidukas. Ir dar klausia, kaip papuoliai pas juos į kiemą? Didelis namas, atrakinta spina. Nenorėjau maisto dėti pliurzą, varteliai buvo atrakinti, jokio šuns nemačiau. Parašiau jai. Supratau, už smakro besilaikantis emodžis pakartotas 3 kartus, nes jie rado savo šunį papjautą. Peilis, šuo, sudaužyta širdis, verkiantis veidelis. Įtarė tave, nes sakė, kad šuo visus aplodavo. Piktas lojantis šuo. Ar tikrai nieko nežinai? Padidinimo stiklas, detektyvo emodžis. Sakė griebsis policijos. Policijos automobilis, antrankiai. Tikrai nieko nebuvo, kai atėjau.
Gal jau prieš tai kažkas šunį paštyrino. Su policija galiu bendradarbiauti. Ne bėda. Gerai, man laikas zavaliauti. Iki. Parašiau galvai ir nuvažiavau vykdyti užsakymo, nes kaip ji ir sakė, prasidėjo šeštadieninis vakarienės zavalas. Beje, pakeliui pagriebiau vieną prostitutką ir už pinigus žadėjau pavežti iki centro. Visada buvau prostitučių draugas, kone globėjas. Moki tvarstyti, paklausiau jos, pamatęs krūvinus džinsus. Ką reikės daryti? Nori vaidinti validą ar nori, kad būčiau seselė? Paklausė dalykiškai prostitutka. Atsakyk, blėt, moki ar nemoki? 40 eurų už pusvalandį ir mokėsiu dar netiek, visiškai ramiai pasakė jinai. Aš nepėstis, man reikia perrišt koją, įkanda šuo, o pas medikus nenoriu važiuoti. Žiūrėk, parodžiau jai šiek tiek prakrūvintus džinsus. Nu pizdu perrišiu, bet pinigus už kelionę grąžinsi, sutarta? Paklausė jį besikūsdama rankinį dezinfekcinį skysčią. Nu tai aišku, tu tik sutvarkyk man koją, einam į galą, bus patogiau, pasakiau ir persėdome ant galinės Priuso sėdynės. Padaviau jai automobilio vaistinėlę ir ten pasikuitusi, jinai rado tinkamos tvarsliavos. Aš, kaip ir galėjot atspėti, vis dar buvau be triusikų, todėl vėl apnuoginau savo varpą. Jį pamačius mane tokiai būkliai, nei kiek nesutriko. Sakei tik perrišti, pasakė prostitutka dezinfekuodama rankas. Nu jo, bet kaip man kitaip tau tą koją duoti? Džinsų gi nekirpsim, o triusikų tai kuris laikas nenešioju. Paaiškinau, bet atsakymo atgal negavau. Oi, blėt, pamačiusi koją pasakė plaštakė. Tau tikrai reik pas medikus, kad apžiūrėtų. Davai tvarstyk tik tai, blėt. Jei reikės motinos, tai paprašysiu, kad tokia būtum. Nereik man moralų, tiesiog periš koją ir važiuojam toliau. Mergužėlė išmetė kraujuotą tvarstį pro langą ir ant kojos užpylė dezinfekcinio skysčio, nuo kurio aš, savaime suprantama, vos nenualpau. Blecha. Nu žinokit, ne pats maloniausias reikalas, bet tai buvo būtina. Dezinfekavo koją, išvalė kraują ir gražiai uždėjo naują bintą. Galėjo būti puikiai rūpestinga slaugė, bet pasuko kitu, nuskriaustųjų gelbėjimo keliu. Gal dar sakau, ant dančio dar paimtum tą progą, kad aš jų be kelnių? Paklausiau pusiau juokais, bet kaip ten baigėsi, tai ne jūsų nosiai. Pasakysiu tik tiek, kad užsakymas vienaip ar kitaip atkeliavo laiku. Ai, dar vienas dalykas. Prisimenate tą video, kur 2 kurjeriai susimušė? Žinokit, ten iš tikrųjų viskas buvo surežisuota, galit pažiūrėti internete ir patys. Apie juos užsiminiau dėl to, kad įtariu, tie jaunuoliai nusižiūrėjo vienas kurjerių muštines ir nespėjo užfiksuoti savo smartfonuose. Pagalvojo, blecha būtų buvęs geras kontentas ir praėjus metams patys sukūrė panašų video. Šuns sukandžiotas moltinau dar 2 dienas. Tvarstis nebekraujavo, bet sveikatėlės nebuvo kaip po gerų išgertuvių su vyrais pirtelėje. Tik skirtumas tas, kad dėl to brisiausi kandimo, nei pirtelėje buvau, nei su vyrais gėriau. Lengvai tariant, tai sveikata buvo nuėjusi chujum. Sugyventinė vis klausė, kas man negerai, bet vis dar palaikiau vyrišką išdidumą ir į jokius medikus nesikreipiau. Bendrai buvo berods 4 diena po įkandimo, kai jau ir pats supratau, kad kažkas negerai, nes žaizdelėje ėmė skleisti nekokį kvapą. Atsakysiu nuoširdžiai, jau beveik nesiorientavau aplinkoje priimdamas ir veždamas užsakymus. Nuvažiuoju į kokią knaipę ir žiūriu tiesiai padavėjams į akis. Visa laimė, kad buvau su tuo mold bomberiu, kitaip pagalvotų, kad atėjo narkomanas. Jūs užsakymėlio? Klausdavo manęs jaunimas. Aš atsakydavau lėtų linktelėjimų, sustingdavau ir mikčiodavau kaip paauglys, kai reikia nueiti kažko paklausti parduotuvėje ar atlikti bent kokią kitą interakciją su nepažįstamu žmogumi. Kieno vardu? Parodykit mold programėlę. Pasakysiu. A, Jonui, gerai, štai, paduodavo užsakymo personalas. O jums viskas gerai? Gerai. Kažkur iš gelmių atsakydavau. Nu gerai tada, viso gero. Atsakydavo padavėjai ir įtariai palydėdavo svirduliuojantį link mašinos. Kartą vienos įstaigos pilietiškos kolektyvas iškvietė man policiją, nes pagalvojo, kad girtas. Pasivijo policininkai su švyturėliais, sustabdė ir liepė prasipūsti. Savaime suprantama, rodė nulius. Po to turėjau stovėti ant vienos kojos, bet žinoma, svirduliavau. Stojausi, tai aišku, ant tos sveikos kojos. Ponas, gavome nusiskundimą iš vienos viešo maitinimo įstaigos, kad svirduliuojate, dėl to ir sustabdėme. Gal vartojat narkotikus? Ne, blecha, labai sunkus darbas, mažai miegu, reikia poilsio. Kiek įmanoma blaiviau pasakiau. Nu nepamirškite, kad vairuot draudžiama esant pavargus. Tai žiūrėkit, atlikit užsakymą ir keliaukit namo, sutariam? Pasiūlė pareigūnas. Oi, tai kas be ko, žinoma. Nes jeigu dar sustabdysim, tai gausit priverstinai pailsėt. Viskas aišku, įspėjo mentas. Viskas aiškiau negu aišku, viršininkas. Viso gero. Tariau policininkui ir atsisveikinome. Dėl paožinimo pažadėjau pasveikęs nuvykti naktį į tą šėryklą ir mažiausia apmyžti rankeną.
Atvežiau makaronų šliurpalą, blinelius vaikui ir šonkauliukus į vieną nieko neišsiskiriančią chruščiovkę Žirmūnuose. Kiek per durų plyšį pamačiau, viduje buvo ką tik padarytas remontas ir avarinės būklės daugiabutyje buvusios 50 kvadratų dėžutės vertė pakilo bent 30 000. Kajus, baltos sienos, mandras laminatas, tamsiai rudos durys kambariuose, kas 15 minučių purškiantis kvapų difuzorius, keli drėkintuvai, naujas parketinis džipas pastatytas kieme ant žolės. Blecha, pamaniau, gerai tie žmonės gyvena. Tai duokite, prašau, užsakymą, pertraukė mano astralinį sapną klientas. Ai, taip, atleiskit, prašau. Taręs atvažiu šiltkrepšio dangtį ir padaviau paties Dumausko rankomis pratikrintą prekių komplektą. Išvažiavęs gavau paklausimą iš galvos, ar viskas su manimi gerai. Atsakiau, kad žinoma, kodėl jai kyla toks klausimas. Ji emodžiais prifarširuotų tekstu parašė, kad iš kliento gavo atsiliepimą, kad šiam kelia susirūpinimą mano būsena. Šėrykla susisiekė, pranešdama apie galimai išgėrusių kurjerį. Aš jai atrašiau, žinoma, su gramatinėmis klaidomis, nes liejosi vaizdas. Paminėjau, kad net buvo policija sustabdžiusi ir davė prasipūsti, bet viskas gerai, pas mane buvo nuliukai. Jei nusiunčiau neigiamą COVID testo atsakymą, fotografuotą gal prieš kokius 3 mėnesius, kad va, ryte dariausi ir viskas gerai, dirbti toliau galiu. Galva paprašė žiūrėti savęs ir jį per daug nepyksinti, jeigu ir nedirbsiu, juk sveikata pirmoje vietoje, bet pridūrė, kad kiekvienas kurjeris svarbus. Sekantis užsakymai buvo vienodi. Kone patys padavėjai mane navigavo, kur turėčiau ką spausti, kur man važiuoti. Nesiorientuodamas erdvėje, stovėjau prie laiptinių komplekso ir aiškinausi, kuris čia bus įėjimas, jeigu būtas 7-8. Atėję klientai, turbūt matė, kaip man sunkiai sekasi, tiesiog pasiėmė užsakymus iš mano rankų. Įkalktų kokio energetinio ar ko tai, jeigu įima miegas. Mestelėjo viena klientė, kurios maisto iš sveikatėlės stokos net nebuvau patikrinęs prieš atvežant. Žinokit, taip ir padariau. Nuvariau į degalkę ir mašinoje susišoviau 2 energetinius. Smegenys užpildžiusi migla išsisklaidė. Dabar buvau blaivas ir budrus. Ant viršaus dar įkaliau vaistų nuo kojos skausmo. Vsio, Dumauskas gyvas. Aš vėl jaunas, pareišiau galvai ir prasukdamas Priuso ratus, nulėkiau vykdyti užsakymų. Nuvažiavau vieną burgerinę, kažkokią Gesburger, ar kaip jinai ten vadinasi. Klientas užsisakė 5 savaitės mėsainius, 6 porcijas bulvyčių ir dar visokių vištienos kepsnelių. Čia beje ir vėl galėjo būti reklama, kad ir tos burgerinės. Kaip tik pilvas gurgė, todėl jau įsivaizdavau, kaip proporcingai nuo visų bulvyčių porcijų nuimsiu po keletą ir visai neblogai papietausiu. Viduje tai nesuprasi, kas ten darėsi. Žmonių kokie 30, 3 trepsintis kurjeriai, 5 mašinos prie langelio, o aptarnaujančio personalo kaip visada 2, o 3 laukia rūko. Blet, pamaniau, galėtume drąsiai apiplėšti šitą būdelę, bet kažkaip susitvardžiau. Atėjęs paklausiau, ar dar nėra užsakymo Juliui. Gesburgerietė pardavėja pasakė, kad užsakymas Juliui jau yra ir koks mano kurjerio vardas. Pasakiau, kad Kostas. Kostas D? Paklausė jinai. Atsakiau, kad taip, Kostas D. Šalia stovėjo paaugliukai, sukluso ir žiūrėjo vienas į kitą išsprogdinę akis. Kostas D, tai čia gal Dumauskas? Šnabždėjosi jie. Jo, pažiūrėk, girtas senis ir šitas. Jaunimas nelabai suprato, kad dėdė Kostas D viską girdi, nes ką tik susišovė 2 skarbės taurino pripumpuoto gėrimo, dėl ko visi pojūčiai paaštrėjo. Atsisukęs į juos, demonstratyviai linktelėjau ir norėjau prieit pakalbėti. Retai kada tenka su skaitytojais gyvai bendrauti. Tiksliau sakant, niekada. Pasitrauk, nahui, stumtelėjo kitas kurjeris, paimdamas Juliaus užsakymą. Mano užsakymas? Nepisk proto, ryžas, pastumiau bledyną atgal. Ir biški pagarbiau su vyresniais, gandonė. Cit lochas. Klausyk, bliudas, čia mano užsakymas. Pasakiau ir lupau Juliaus užsakymą iš jo rankų. Girdėjau, kaip Gesburgerietė sakė, kad Juliaus keli užsakymai ir čia šitas skirtas kitam, bet jau buvo per vėlu. Konfliktas užsiplėskė. Šalin rankas, gandonė, atsakė man kurjeris, beje, iš konkuruojančios firmos su Molt, kurios pavadinimas irgi panašus, rimuojasi su žodžiu Jolt. Kurjeris timtelio maišiuką, bet iš vyriško principingumo jo nepaleidau. Maišiukas praplyšo, ant žemės paberdamas majonezu perteptus bulkos gabalus su mėsa. Prisipažinsiu, mūšį vedžiau aš ir sugriebęs kurjerio patsuko veidą, jį nustūmiau į kitą kampą. 20-metis nesitikėjęs tokio pasipriešinimo, stovėjo apdujęs, kol jam suleidau porą spyrių į subinę. Eina nahui, geras, džiūgavo apstulbę klientai. Kurjeriai pizdinasi. Niekas nedrįso trauktis telefonu, turbūt bijojo gauti pizdako. Kurjeris nesitikėjo tokio konflikto eigos, bet kaip mačiau, ruošėsi duoti man pizdako. Rankose jau laikė dujų balionėlį. Supratau, kad tuoj gausiu pipirų į akis,
todėl pamiršęs kojų skausmus ir visą kitą, sugriebęs jo galvą, trenkiau į šalimais buvusi stalą. Tas baisiausias supykęs nuspaudė pipirinių dujų balionėlių guziką ir vietoje to, kad dujų gaučiau aš, didžiąją porciją suleido prie staliuko sėdėjusiai ilganosiai moterėliai. Dujų balionėlis purškė toliau, jį dar stumteliau, tai pipirų gavo ir visa eilė klientų. Kilo visiškas sąmyšis. Kitas kurjeris mėgino mus verbaliai išskirti, nes purškiant dujomis nedrįso artintis. Per tas kelias sekundės manasis procesorius sukosi 1000 sprendimų per akimirką greičiu, ką galėčiau daryti toliau. Procesorius priėmė sprendimą griebti kurjerio galvą ir ją jobinti į šalia buvusią stiklinę vitriną, ten, kur sudėti visokie vaikų žaisliukai. Taip ir padariau, sugrūdau galvą be gailesčio. Vargšas kurjeris dabar buvo ne tik tai krūvinų snukiu, bet ir tarp visokių karūnėlių ir kreidelių. Vsio, dabar atvažiuos mentai ir man pizdauskas. Ta pačią sekundę smegenyse gavau signalą, kai aplinkiniai patsukai kosėjo, o kiti vėmė. Man kažkodėl nieko, tik užuodžiau pipiriukus, bet viskas buvo tvarkoje. Nuo žemės surinkau sumindytų bulvyčių komplektus, surainių saują, kažkokius padažiukus, sušlaviau viską į malt krepšį kaip su kastuvu ir šokęs į mašiną, nulėkiau kliento link. Širdis baladojosi, blecha, žinojau, kad mentai mane anksčiau ir vėliau pasieks. Gi šitoje ožių visuomenėje visada bus tas, kuris paodžins mentūrai, kai du vyrai aiškinasi santykius. Na ir kas, kad nusiaubė parduotuvę ir sudaužė vaikų žaisliukų vitriną. Policija privalo įsikišti. Julius gyveno netoliese, daugiabutyje prie aukščiausios viršuliškių vietos. Nieko savo monumentas, ane? Atvažiavusi Viengungio urvą, nežinojau, kas beldė smarkiau, ar aš į duris, ar mano širdis nuo energetinio ir adrenalino kokteilio. Atidarė ūsuotas vyrukas ir priėmė maistą. Blet, suplėšė kurvos užsakymo maišelį, tai va, tik tiek turiu. Pasakiau jam ir išbėriau maistą jam į glėbį. Bulvytės dribo per šoną. Tai kad mano užsakymas buvo netoks, bandė ginčytis jisai. Ei, o kodėl viskas sumaigyta? Palaukit, taigi čia ne mano užsakymas. Nežinau, ne mano reikalas, viso gero. Atsakiau ir leidausi laiptis žemyn link Priuso. Reikalas buvo mano. Aš turėjau sužiūrėti užsakymą, kad viskas būtų tvarkoje. Betgi žinot, kaip ten viskas pasisuko. Mašinoje užrūkiau ir pajutau, kaip jaunimas sako, kad krešinau. Adrenalinas išsigazavo, ar kas ten jam nutinka. Cukrus nukrito, taurinas išsibėsdėjo. Koja pradėjo mausti, o aš pats panirau į tą smegenų miglą, kurioje buvau prieš įkalant Energy. Nulėkiau į degalkę dar energetinę, bet nesuveikė. Tik raugas pakilo ir koja pradėjo mausti dar smarkiau. Ko nepulsavo, narkvapas jau buvo nekoks. Atsiverčiau malt programėlę, kad priimti užsakymą iš kažkokio mandro hipsteriško restorano, gaminančią visokias self-sustainable jaučių zalupų užkepeles ir grybų šaltibarščius su šventaja kombuča. Buvo smalsu pavostinėti, ką valgo auksinis Vilniaus jaunimas, todėl užsakymą priėmiau. Šiaip tai vengdavau mandrų vietų, bet šį kartą smalsumas ir smegenų migla nugalėjo. Vežti reikėjo kažkur į Bajorus. Netrukus suvibravo ragelis ir jame pasirodė galva su savo pranešimu. Kostai, tu priėmei labai svarbu, raudonas šauktukas, užsakymą VIP klientui influenceriui, raudonos VIP raidės, aukso luitas, žvaigždutė. Labai prašau, sudėti delnai kaip maldai, nesugadink jo. Reaguok žaibiškai. Žaibas, triušis, baterija, laikrodis. Ir elkis kaip įmanoma profesionaliau, padavėjo paveiksliukas. Nuo šito užsakymo priklauso ne tik restorano, lėkštė su įrankiais, karalius karūna, bet ir visos mūsų kompanijos reputacija. Prašau dar kartą sudėti delnai maldai. Nesusivaryk ir įrodyk savo, kad nesi dar vienas moltinantis senis. Pirmin, nes jeigu bus kažkas blogai, čia bus tavo pabaiga. Peilis ir iksas. Va šitaip sumotyvavo galva ir pasigailėjau užsakymo. Nuvažiavau į hipsterių gūžtą bebras ir graužtukas, ar kaip ten ta chuinė vadinosi. Jai prognozavau, kad ilgiau pusmečio neišgyvens. Kaip lauko tualete, pas asocialius alkoholikus kaime gimęs vaikas. Mane pamatę barmenai nustėro. O dieve, nejaugi tave moltas paskyrė maistą pristatyti jam? Paklausė ausuotas barmenas su tatuiruotėmis. Aš, o kas tau yra? Ruošiausi dar vienoms muštynėmis. Nepatinka kažkas? Viskas gerai, bet come on, nėra geresnių kurjerių? Vienas kito paklausė 19-mečiai hipsteriukai, žinantis viską apie pasaulį ir kaip jame turi vykti dalykai. Gerai, listen up, pusiau angliškai pizdėlino pacukas. Mūsų restorano rulsai tokie, kad pas jį tu eisi be šito bego, o maistą atneši ant medinės lentelės, va šitos. Išstatė sąlygas barmenas ir davė didelį medinį padėklą. Pasakė, kad maistą išdėlioti viską reikės tokiu eiliškumu, kad kairėje būtų suflė su jauno ėriuko apyvarpėmis, po to giro šaltibaršiai su rūsio pelėsio daigais, o dešinėje apetaizeris, pusiau žalia jautiena,
įdaryti kaštonai, apipilti kažkokia, pagal kvapą, šefo smegma. Kombučą turėjau patiekti kaip pačią prašmatniausią vyno bonką, ištraukęs iš užančio. Kai atvažiuosi, viską gražiai sudėliok ir taip nuneš kaip liepiau. Ponel, paklausė jisai. Nepisk man proto, kaip išgalėsiu, taip ir nuvešiu. Matai, liepė jis man, blėt. Pasakiau savo ir sukrovęs ėdalą į krepšį, viską atsainiai numečiau ant galinės Priuso sėdynės. Neskubėdamas važiavau į Bajorus. Ne dėl to, kad būtų pohui, kažkoks susireikšminęs influenceris bibelis, bet dėl to, kad sveikata buvo žemiau mano toleruotinos ribos. Buvo ant tiek chujovai, kad jau tikrai norėjau kreiptis pas medikus. Gavau dar vieną nurodymą iš galvos, kad jokiais būdais priešais influencerio namus nestatyčiau savo Priuso, nes jis negali pakęsti, jeigu nepažįstamieji stato automobilius prie įvažiavimo į jo namus. Tiek dar galėjau įvykdyti, bet pirmiausia turėjau surasti tuos jo rūmus, kuriuose verda tas pseudo įdomus gyvenimas, kupinas apgaulės, nepamatuoto narciziškumo ir užslėptų vaikystės traumų. Vėlavau su to hipsterišku ėdalu ir suradęs fazendą pasistačiau šiek tiek tolėliau, už kelių namų. Iš šiltkrepšių ištraukiau maistą ir atidaręs sriubos dangtelį šiek tiek siurbtelėjau tų giro šaltibarščių. Nachui atsiprašant. Tokį brogą paskutinį kartą ragavau, kai Armūchoje iš kopūstų ir sovieckos giros mėginome daryti alų. Išsispjaudęs, sudėjau maistą ant medinės lentelės pagal savo sugalvotą algoritmą, o ne kaip liepia užeigos barmenai. Jaukojai tikrai buvo pizdauskas. Šlubuodama žadėjau po šito užsakymo kreiptis į šeimos gydytoją, kad išrašytų siuntimą į kokias klinikas ar dar kur nors. Aikčiodamas su kiekvienu žingsniu drebinau zalupų suflė ir šlikščiu šaltekus su appetizeriu. Su telefonu rankose antrame fazendos aukšte pasirodė ir mūsų influenceris, turbūt filmavo dar vieną debilišką storį, kuriame reklamavo niekam nereikalingą brudą. Stačiau netvirtą koją ant bordiūro ir kažkaip nepažiūrėjęs, slystelėjau ant šuns šudelio ar ko, todėl išsitiesiau su visa medinė lentele ir to pervertintų maistu. Tas lange pradėjo vaipytis iš nepasitenkinimo, atseit, kaip čia yra, kad vyresnio amžiaus žmogus sugebėjo paslysti ir nukristi priešais jo vartus. Velnys vietoje to, kad pagelbėtų senukui, puolė viską filmuoti ir burbėti, kaip čia taip galima. Sriuba neišsipylė, suflė neužbėgo, tik kaštonai su mėsyte nurėdėjo ant žemės. Viską surinkau, gražiai sudėjau ant medinės lentelės ir nunešiau prie vartų. Net kombučos bonka, paslėpta malt striukės rankovėje, nesudužo. Su galva paspaudžiau vartų mygtuką ir šie iš karto atsidarė. Priėjau prie pravirų durų ir visiškai bibidėjęs šūktelėjau vaikai valgyt. Atėjo išrinktasis. Šiaip tas influenceris į toks hrenznaet. Arklio veidu, nieko neypatingas bibelis, dar priedo debiliškų vardų. Abibi žino, ką šiaip gyvenime veikia. Gal kokių reklamų dirbo ar kur, bet manau buvo žinomas tik tai dėl to, kad yra žinomas. Jokios pridėtinės vertės nekurianti asmenybė, siūlanti Instagramuose kremukus su kodukais arklio tepalas 20. Dumentis akis pusgalvis siūlo pasiimti pigiau parduodamus fuflekinius lūpdažius iš kiniškų puslapių, vadinamus lietuviškais tik dėl to, kad etiketėje parašyta lietuviškai. Blecha, prašau, jūs tik man neleiskite įsivažiuoti apie tos viešosios nuomonės formuotojus. Kūrėjai, matai jie. Tegul pabando jie bent istoriją per mėnesį išleist su tokiais finansais, dieta ir gyvenimo būdu kaip mano. Gerai, jaunime, neišjunkit. Palaukit, jau tuoj baigsis istorija. Vaikis, turbūt nesugebantis padaryti nei 5 atsispaudimų, perkreiptų snukių paėmė užsakymą ir burbuliuodamas užtrenkė duris. Supratau, kad susipisau ir mane to atleis, todėl pabeldžiau kelis kartus į duris gana agresyviai. Alio, internetuose toks kietas ir turtingas, tai gal sakau kurjeriui bent ant arbatos duok? Oi, taip, certainly, angliškai sakė jis ir dirbtinė šypsena man į delną įdėjo 1 euriuką. Ble, tu skrudžas būsi, bet ką, skanių pietų ir skanios kombučos, pasakiau ir demonstratyviai iš rankovės ištraukiau rauginto grybo gėrimą. Dar jo kieme prisidegiau cigarką ir nušlubavau link mašinos. Pamaniau, šiai dienai pakaks. Bajorose atsiverčiau Molt programėlę tuo pat metu, kai galva parašė žinutę, bet tokią nuoširdžią, be jokių dirbtinių emodžių. Kostai, kas dabar čia darosi? Klientas Julius negavo savo užsakymo, sutraumavai kitą kurjerį, sunijoko į restoraną, jie jau tavęs ieško su policija, kas tau negerai? Aš nusišypsojau ir parašiau, blet, gyniau firmos garbę, kas tau negerai? Kostai, manau atėjo laikas persvarsyti tavo karjerą mūsų įmoniai. Atrašė galva. Maja bibis, pamaniau, svarstykit jūs ką norit, aš tikrai rasiu būdų, kaip užsidirbti duonai. Prisiminiau Vitoldą ir pažadą bendrauti su juo. Vis dar sėdėdamas Bajorose, paklausiau Vitoldo, ką jis veikia,
ko užsiėmęs. Per galinio vaizdo veidrodėlį pamačiau policijos automobilį ir nusigandau, kad nebūtų tie patys policininkai. Nežinau, ką per gyvenimėlį dievuliui tokio buvau padaręs, bet policininkai buvo tie patys, kurie liepė eiti ilsėtis. Ir vėl tu, jau piktai pasakė policininkas, sakėm važiuoti ilsėtis. Nu tai aš ilsiuosiu, kas yra? Prašau pateikti vairuotojo pažymėjimą, griežtai pasakė pareigūnas. Še, imk, jeigu tau reikia, tariau ir numečiau tiesiai ant žemės. Galvoju, tegu lankstosi, man nėra nuotaikos. Kostas Dumauskas, maisto kurjeris? Paklausė iš pykčio raudonuodamas, bet dar išlaikydamas profesionalumą policininkas. Jau turbūt nebe, pasakiau jam. Girdėjom atsiliepimą apie patį, kad nelabai pavyksta viešoj vietoj su nervais tvarkytis, paklausė jisai. Ai, tai ten pochui. Eina pas mus į automobilį. Pašnekėsim apie atliktus nusižengimus viešai tvarkai ir kūno sužalojimus. Tai galim ir čia šnekėt, sakiau jam pro vos pravirą langelį. Kostai, būk dėdas, išlipk ir pats nueik. Tu nenori, kad būtų panaudota jėga ir būtum suimtas. Sakau, šnekam čia, kas tau nahu yra, tu glušas ar kas tau yra, blėt? Žinokit, labai greitai supratau, kad šitokio akiplėšiškumo visai nereikėjo. Pro keleivio pusę įlindo kitas policininkas ir truktelės mane į savo pusę traukė lauk iš mašinos. Tas mentukas, su kuriuo kalbėjau, sugriebė mane už kojų. Va dėl šito tai pradėjau cypti. Nagi, ramiau, blėt, toks vyras esi, ko čia klyki? Ramino mane jisai. Bliat, koja, skauda koja, kurva, šuva sukandžio, bliat, ojojojojojoj, dėjavau per visus bajorus. Nespurdėk, toj pažiūrėsim, pasakė policininkas ir iš lėto užraitojo džinsus aukštyn. Gerai, kad nereikėjo nusiminėti kelnių prieš juos, nes vėlgi buvau be trauzų. Tomai, bliat, ateik pažiūrėk. Och, tu bliat, kaip smirda. Klausyk, Kostai, tu nori, kad tau koją nupjautų? Paklausė Tomas, tas kitas policininkas. Labai blogai, paklausiau. Patikėk, atsakė jis ir per centriuką iškvietė greitąją pagalbą. Smurtas baigėsi. Nežinau, ar viskas buvo ant tiek rimta, bet greitoji atvyko su mirgalkėmis. Medikai nukirpė bintą, paklausė, ar turiu kur gyventi. Pasakiau, kad žinoma, taigi nesu bomžas. Žinokit, tik bomžai taip apsileidžia. Kas čia tau nutiko? Paklausė felčerė. Šuo įkando, atsakiau. Kaip jautiesi? Prastai, pasakiau jai ir susirūpinę policininkai dabar rūpinosi mano sveikata, o ne suėmimo reikalais. Nieko keisto, žaizda puliuoja, turbūt pasigavai užkrėtimą. Ar buvo tavo agresijos priepuolių? Buvo, atsakė už mane policininkas. Susimušė restorane su kitu kurjeriu, priešais mus pasirodė agresyvus. Tikrai buvo. Tu skiepytas nuo pasiutligės? Paklausė sesutė, priėmus informaciją iš policininko. Ne, tikrai ne. Negerai, labai negerai. Gali būti, kad šuo turėjo pasiutligę ir tave apkrėtė. Mirtingumas 100%. Nepasisekė, labai nepasisekė. Dalykiškai pasakė felčerė ir dėdė Dumauskas iš baimės nuolpo. Pabudau Santariškėse, ligoniniai. Gale kojų stovėjo išsigandusi sugyventinė ir Molt kurjeris. Praėjo šiek tiek laiko, kol supratau, kur esu. Sugyventinė nubėgo pakviesti medsesutės. Pasirašykit čia, kad perdavėt Molt striukę, kepurę ir šiltkrepšį. Pakišo popierius kažkoks jaunuolis ir aš nesupratęs, kas čia vyksta, pasirašiau. Jaunuolis paėmė išvardintus daiktus ir išėjo. Atėjo gydytoja. Sugyventinės akivaizdoje buvau išbartas, kad nesikreipiu anksčiau į medikus. Informavo, kad dabar turiu kažkokią bacilą, bet visa laimė, kad nepasiutligė. Turėsiu pagulėti ligoninėje bent savaitę, dar turi sukapsėti porą lašelinių, taip pat mane reikia stebėti. O koją turėsiu? Paklausiau. Dėl kojos tai negaliu garantuoti. Užkrėtimas pakankamai giliai įsišaknijo į blauzdą, pasiekė kaulą ir prasidėjo gangrena. Jeigu ir neamputuosime, tai blauzdos raumens neturėsi tikrai. Mudu su sugyventinė nuščiuvome. Jokauju, pasakė gydytoja. Viskas gerai, pasveiksi, galėsi net maratonus bėgioti. Tik kitą kartą taip neužleis savęs. Vyrai. Paskutinį sakinį jį pasakė sugyventiniai ir išėjo. Tada prasidėjo moralas iš jos. Kaip aš čia taip užsileidau, kodėl melavau, kodėl primušiau žmogų ir taip toliau. Apie proto pisimą jums nepasakosiu. Beveik garantuoju, kad ir patys esate nekartą girdėję tokių iš savo antrųjų pusių. Vakare, kai jau buvau vienas, patikrinau telefoną. Galva parašė, kad sugadinau užsakymą ir dabar tikrai esu atleistas. Influenceris Instagramą įsikėlė 6 dalių story, 3 iš jų buvo dedikuoti tai hipsterių užkandiniai, po story kiekvienam patiekalui, o likę 3 Molt pristatymo firmai. 2 iš jų kurjeriui, o 1 apibendrinantis, kad tokių benamių kaip aš geriau jokiai maisto kurjerių firmai nesamdyti. Tiesa, buvo ir 7 storis, jame rodė policijos ir greitosios mirgalkas,
Kampe kažkur šmėkštelėjo ir mano veidas. Užrašas buvo: Alio, Molte, visi ten pas jūs ligoniai, ar tik šitas psichas? Galvos žinutė buvo tokia: viskas, Kostai, priėjai liepto galą, didelis X. Pakankamai prisidirbai, laikrodis. Dar tokio sukriošusio, niekam tikusio senio šita maisto pristatymo įmonė dar nėra mačiusi. Akiniai, senas žmogus. Į tavo ligoninę atvažiuos kitas kurjeris ir paims mūsų įmonės tau patikėtas materialinės vertybės. Striukės emodžis, kepurė ir čemodanas. Paštu atsiųsime sutarties nutraukimo dokumentą, kurį turėsi pasirašyti, jeigu iki tol nenumirsi. Viso gero, Kostai, baklažanas. Aišku, aš jau iš to kurjerio žinau, kad esu atleistas. O dėl žinutės, tai nepasimečiau. Štai ką parašiau. Ką tu tos baklažanų siuntinėjai, sterva? Pašol nahui supistą galvą. Ir štai bibys tau. Parašiau ir nusiunčiau savo suglebusi bibi. Gal negražiai pasielgiau, bet jau nervai nebelaikė, nemeluosiu. Taip ir baigėsi mano maisto kurjerio karjera. Nežinau, ar įrodžiau savo, bet pinigų kažkiek pavyko surinkti ir investuoti į mano ir Vitolduko santykius. Tiesa, susisiekė su manimi policija dėl to šuns. Viską jiem paaiškinau, kaip ir buvo. Vykdžiau užsakymą, užpuolė šuo, todėl su peiliu jį neutralizavau. Viskas labai paprasta. Nors ir bandė kabintis, kad iš pradžių sakiau nieko nežinantis apie šunį, o dabar prisipažinau, bet dėl šito baudos negavau. Pareigūninėje išvartė taip, kad gyniausi ar kažkas tokio. Na, o dėl sumušto kurjerio tai gavau baudą už viešos tvarkos trikdymą ir privalėjau atlyginti žalą už išmuštą dantį ir supjaustytą veidą. Gesburgeris irgi paprašė, kad sugrąžinčiau pinigus už sudaužytą vitriną. Sudėjus visą sumą, tai reiškia, kad Molte dar turėčiau dirbti bent kelis mėnesius, bet kaip žinia, buvau atleistas. Kai pasišalino tą zarazą iš kūno, ligoniniai praleidau dar 3 savaitės. Per tą laikotarpį bandžiau megzti santykius su sūnumi, bet jaunuolis dažnai mane palikdavo ant syno. Baigėsi mano pinigai, sustojo alimentai, nutrūko galimybė vėl bendrauti su sūnumi. Nepadėjo net pasakymas, kad guliu ligoninėje. Vaikis sakė leidžiantis laiką su patėviu Andriumi ir dabar nelabai galintis atvažiuoti pas mane. Buvau visiškai privargęs, tiesiog gulėjau ir žiūrėjau į lubas. Galutinai išmušė iš vėžių tai, kad man išėjus iš ligoninės parašė Vitoldas ir padėkojo už gautas pamokas. Sakė, kad daug galvojo ir dabar galutinai nusprendė, ko nori iš gyvenimo ir ko sieks. Išdidžiai pareiškiu, kaip messengeryje rašė jisai, aš, Vitoldas Dumauskas, baigęs mokyklą, stosiu verslo vadybą ir uždirbsiu pinigus filmuodamas save YouTube'e. Pakirto rankas ir kojas. Įsikniaubiau į sugyventinę ir pradėjau verkti. Štai tokia ta istorija, mėlyjei klausytojai. Dėkoju, kaip visada, už skirtą dėmesį Diedui Dumauskui ir štai palinkėjimas nuo jo. Visada apžiūrėkite, kokį maistą gaunate, ar koks Dumauskas nebus netyčia nuvalgęs bulvyčių ar paskabęs skanių salotėlių. Kiek jisai yra kalbėjęs su kitais maisto kurjeriais, taip daryti visai dažna praktika. Mėlyjeji, jeigu nepamoina ir norite paremti skrustantį menininką, visada kviečiu tai padaryti Contribui arba Patreon. Kuo daugiau remsite, tuo Kostas greičiau išsimokės skolas ir alimentus ir greičiau galės paleisti memuarų knygą, kuri galvoje sukasi kaip kokiam alkoholikui mintis, kad reikia išgerti. Iki sekančio malonaus, mėlyjeji. Nuorodos, kaip visada, komentaruose.